Ir realiai aš buvau priverstas, tipo, kad ir kaip žiauriai skambėtų, aš buvau priverstas eiti boksą. Vienintelis dalykas, kuris man gali sutrukdyti labai ten į aukštą lygį išeiti, tai yra tai, kad aš esu biški per minkštas. O ką reiškia biški per minkštas? Aš nejaučiu malonumą duodamas į galvą, nejaučiu malonumą gaudamas į galvą, nejaučiu malonumo kentėdamas, bet tu tipo eini ir darai. O tau yra baimės lipti ringą, ar ne? Jo. O vakar kaip tik šnekėjau, tipo, sako, tu turėtum būti sutvarkęs. Ne. Kai tu turi gerą santykį su savim, tai niekada nesi vienišas. Realiai. Ir viskas būdavo labai per muziką, per ritmą. Jis niekada sakydavo, nesistenk stipriai, pagauk ritmą, pam. Nežinau, šuo kariamas pripranta turbūt. Čia tas posakis, žinai, tipo, neįsi boksą, sako, eisi iš namų. Nu, tai... Bet tai kur tau lūžis atsitinka, kad tu sugebi atsiskirti nuo tų žmonių? Ir realiai šita kova dabar artėjantį penktadienį yra pirma arčiausiai to, kai aš jau galvoju, kad aš tai darau biški dėl pinigų. Tai buvo biški pykčio, kai paliko tave Dovydas vieną tam klube, ne? Mes Lietuvoje galbūt labiau mokslu tikim, tenais labiau tiki tiesiog juodu darbu. Simple as that. Tai labas Vietai. Sveiki jau. Mūsų šiandien kompanija didelė, pagrindinis svečias yra Don Vito ir Brownis, co-host. Tai matysit ir Brownį. Tai ačiū, kad atvykai. Nėra ką, labai smagu. Sakiau jums dar prieš laidą, kad esu žiūrėjęs jūsų podcastus dar. Sakau, prieš jūsų pertrauką, tai smagu čia būti, jo. Tai mes tavo fanai, tu mūsų fanas. Geras kombo. Tai jo, tai mes irgi kalbėjom šiek tiek prieš... Brownie! Kalbėjom prieš pradedant filmuoti, kad norėjom tave anksčiau jau pasigauti, nepavyko anksčiau, tai netaip ir senai grįžai, tik tai į Lietuvą kovai. Jo, per paskutinius aplamai pusę metų, kiek aš čia Lietuvoje buvau, dvi savaitės. Jo, tai čia taip netikėtai niekam nesakius išvariau ir taip nieks gal nesitikėjo, kad išvarys tokiam ilgam laikui. Tai sakau, dabar pastaruoju metu ten vienas, kitas, trečias podcastą kviečia ten atvykti, ten kitur atvykti. Tai... Celebrity dabar live. Jo, paskutinė kova gal kažkiek irgi davė tokio, čia kažkaip. Tai va, nežinau. Smagu šiaip sulaukti tokio. Žmonės, žinai, žiūrės mūsų podcastą dar prieš tavo iškilimą, prieš UFC, prieš būsim pasidžiupę ir spėjo, gal dar yra galimybė, po to jau gal nebebūtum atėjęs. Tai jo, žiauriai faina, kad atėjai ir kad galėsim pašnekėti. Tai šiaip, dėl ko gal pasikvietėm ir kas pagrinde buvo įdomu, nes aš asmeniškai tave seku, tai nežinau, gal 2-3 metai, iš anksčiau. Šiaip domiuosi to sportu irgi gal, nežinau, apie 10 metų, bet taip aš šiandien jau ir galvojau, taip labiau popsuchiškai, žinai, kur UFC pradėjau žiūrėti, kai ten McGregoras dar prieš Aldo ruošėsi kovai ir panašiai. Tai nėra, kad aš ten iki gelmių viską žinau, bet man įdomus tas sportas. Ir kai tu pradėjai popinti tenai su Rimkenzo kartu, tai irgi per popsuchinę, žinai, prizmę labiau. Tai, bet jo, kas labiausiai sudomino, šiaip tave sekant, kad toks kitoks požiūris, šiaip atrodo į sportą, į kovos menus, atrodo, žinai, kai visi tenai bachūrai palipanetkės, tenai tas kovos nuotraukas, visi pikti, agresyvus, tu su šypsena ir garbanuotais plaukais, tai toks... Jo, čia va, geras, nes šiaip atėjau į šitą sportą per tą, kaip tu sakai, per tokią popsuchą ir va dabar šiuo metu dar viskas keičiasi, žinai, ten su kiekvienais metais kitaip tą sportą pradedi žiūrėti. Tai, o dabar kaip tik, aš jau biški tradicijas, jau biški taip ramiau, nors va, prieš 2-3 metus man atrodė, kad reikia taip, žinai, hardcore'int, trash-talk'int, žinai, dar kažką. Bet jo, ir labai smagu, šiaip tikrai daug žmonių pradeda aplamai domėtis koviniu sportu. Ten, aš nežinau, prieš 10 metų paklausus, aš pamenu, kai boksą pradėjau lankyti 15-14 metų, nieks ten nieko nežinojo visiškai, ten jokio boksininkų, MMA kovotojų, to labiau. Ir dabar jau realiai toks, sakyčiau, kad ir bet kurio žmogaus paklausė, jau žino, kas yra McGregoras, tai yra wow. Jo, McGregoras įskeilina šiek tiek į kitą lygį visus kovos menus. Bet prieš einant gal į kovos menus, man asmeniškai ir su Jurgiu, kai ruošiamės, įdomi tavo pati pradžia, vaikystė ir šiaip toks labiau iš tokios
kaip formavosi Don Vito, žinai, ir kaip formavosi žmogų, kuris yra dabar, nes, turėjai praeiti įvairių etapų. Tai tu prieš pradedant kovos menus, tai buvai labiau prie meno, labiau šokiai ir choras ir visiškai kita versija, negu gal dabar žmonės tave žino. Geri namų darbai padaryti, iš tikrųjų, nes visą laiką, kad ir kur beinu, ten kažkas, visada klausimas, kaip atsiradai tų kovų menuose ir vėl tas pats per tą patį, sakai, žinai, Bet jo, iš tikrųjų, aš šitam sportui atsiradau dėl to, kad aš buvau per minkštas. Tiesiog buvau per minkštas ir aš manau, dabar esu dar per minkštas. Aš dabar daviau gal prieš 2 dienas interviu LRT ir sakiau, kad vienintelis dalykas, kuris man gali sutrukdyti labai ten į aukštą lygį išeiti, tai yra tai, kad aš esu biški per minkštas. O ką reiškia biški per minkštas? Per minkštas, aš išėjęs į ringą, aš nenoriu nužudyti savo varžovą. Aš jį noriu apgauti, aš noriu pataikyti, aš noriu išlošti, tai, 2 skirtingi dalykai, bet aš jo nenoriu užmušti, žinai. Man nėra agresijos, aš kiekvieną kartą, aš esu Tailandė, tam, pavyzdžiui, kovau tam prieš tokį tailandietį iš Alkūnės, buvau praskėlęs, labai stipriai, jam ten 3 vietose siuvo ir blemba, aš, žinai, ten, ir aš žiūriu kiti kovotojai, jie ten, žinai, džiaugiasi dar, žinai, O blemba žiūriu ir man gaila, blemba, nafik, dabar blemba, bičia, žinai, 2 savaitės turėsiu tam siūliam vaikščioti, o gal galėjau tiesiog jį aptaškuoti, žinai, ir viskas. Tai vat man to biški trūksta ir dėl to aš ir atsiradau šitam sportui visiškai, nes mane tipo darželį už mane brolis muždavosi, jeigu mane kažkas įžeidinėdavo, mokykloje, jeigu mane kažkas įžeidinėdavo, aš nueidavau, apsiverdavau ir nueidavau į šoną, bet niekada ten tipo neeidavau, nesiveldavau muštinės ir sakau, fun fact, aš tiek laiko sportuoju šitą sportą, nei kart nesu į gatvės muštinės įsivėlęs. Niekur. Vieną kartą. Esu vieną smūgį sudavęs. Vieną smūgį. Užteko vieną smūgį. Ir tai buvo gynybinis, nes ir šiaip, tipo, juokinga istorija, nes mane puolė žymiai didesnis čiūvas, tipo, aš jau atgal, ir aš laukiau iki paskutinio momento, galvojau, netrenksiu. Ir pom, tiesiai krūtinis, labai aukštas buvo, bum, ir jam lūžo krūtinkaulis. Jo, tai ir turėjau baisiai daug problemų. Ir čia buvo vienintelis smūgis, kuris tipo gatvėje kažkur outside, žinai, tipo už salės, už ringo ribų, taip tai niekad gyvenime niekur nesvėlės. Tai mano toks kažkoks yra, kad aš buvau per minkštas, meniškas, jo, pas mane šokiai, aš ten chorą, klarnetą buvau muzikos mokyklą patekęs, ten ir į chorą muzikos mokyklą patekęs. Ir jo, aš turiu tokį tėvą, toks sovietinis 90 metų ten. Ir sako, mano sūnus su češkiam ant persiško kilimo nevaikščias ir sako, svetimkūnių burna nesidės, sako, nepūs dudelės, eis į boksą. Ir realiai aš buvau priverstas, tipo, kad ir kaip žiauriai skambėtų, aš buvau priverstas eiti į boksą. Bet va čia man ir įdomus momentas, kad ar tai buvo, žinai, tu sakai, aš buvau silpnas, minkštas ir panašiai, tai ar tai tau kėlė problemų, ar kėlė labiau tavo, žinai, tėčiai, kuris matė tave ir sako, mano sūnus toks nebus. Bet ar tau pačiam buvo dėl to, kad kažkokių problemų, kur tu galvoji, norėčiau? Tai va tam ir esmė, kad man tai nekėlė problemų. Nežinau, čia turbūt buvo tėvo daugiau, kad, žinai, aš turiu, galbūt tai gal man būtų sukėlę problemų, kas čia žino, jeigu, žinai, būtų ir toliau, nes aš šiaip ir daug sirgdavau labai, aš turėjau daug alergijų labai visokių, aš 4 klasėje vos nemiriau, buvau pasigavęs auksinis stafilokokas su kraujo iškritimu, ten labai, sunki liga buvo ir aš ten buvau gal kokiom 8 valandom nuo mirties, tipo. Ir ten, jeigu ne mama, tai būčiau tikrai numiręs, nes tėvas, pamenu dar gerai, mama tėvui skambina, sako, blemba, jam sako, tikrai sako blogai, eik tu simuliuoji, kaip visada, sako, nes aš nenorėjau, nes kažkur ten kažkoks sporto stovykla artėjo, simuliuoja, kad tipo nevarytų, žinai. O aš sakau, blemba, tikrai, žiauriai blogai, ir mano mama kažkaip pamatė, sako, tikrai blogai, ir mes nuvarėme vieną ligoninę, ir sako, kažką pasižiūrėjo, tas mano koja, sako, tu viskas tipo okei, žinai, ten atmestinai, nes aš buvau kaime pas savo močiutę, o ten, žinot, ligonė, ten varėm kažkur kitur, nieko nėra. Ir po to kažkaip man dar pabuvom, sakau, blemba, mama, tikrai žiauriai blogai, kažkas negerai. Ir mano mama nuvežė po to dar vieną kažkokią, tai jau ten privačią ligoninę kažkur, ir tada daktarė pasižiūrėjo, kad mano netgi, aš sunkiai galiu pasakyti, nes aš buvau 4 klasėje, dar sunkiai suvokiau dalykus, bet mano netgi koja pradėjo trumpėti viena nuo kitos, ten kažkaip tirpti kaulas ar kas pradėjo, aš ten sunkiai supratau.
Tai sako, jūs turit, sako, kažkur 6 valandas atsidurt Kaune, tipo. Tai jo, pamenu, mama lėkė ten nežmoniškai ir jo, aš nevaikščiau gal kokius 8-9 mėnesius. Jo, vežimėlį varinėjau su ramentais, jo, visą 4 klasę, pamenu, neėjau mokyklą. Gerai. Nes buvau ligoninėje, reabilitacija, ten taip toliau, tai jo, daug sirgdavau, visokių va, tokių dalykų būdavo, tai ir va, tai dar tas faktas, kad aš tada ėjau jau tą boksą, tada dar tas atsitiko, aš ir taip buvau silpnas vaikas, dar tą ligą ir nuo to laiko aš grįžau į boksą, nes tėtis liepė, bet ten jau mane tuo metu buvo visiškai nurašę, jis nieko iš jo nebus visiškai. O šiaip grįžtant į tą momentą, va, kai tėtis privertė varyti, nebuvo pykčio kažkokio, žinai, kad gal tau patiko tenai, žinai, tie šokiai ir choras ir visa kita, o dabar turi eiti čia, nebegali eiti tenai. Jo, man patiko ir man iki šiol patinka tiek šokiai, gal šokiai gal ne tiek, bet muzika, pavyzdžiui, labai ten dainavimai, dainos, einu į koncertus, dar kažkur, tas pats menas, aš ir piešiau labai gražiai visai šiaip. Bet piešti niekas netrukdė ir toliau, kažkaip tiesiog buvau nustojęs, bet pykčio, nežinau, šuo kariamas pripranta turbūt, čia tas posakis, žinai, tipo, neįsi boksą, išeisi, sako, eisi iš namų, tai kažkaip negalvoja apie kažkokį pyktį, dar nepykti, eini ir viskas, eini, o po to atsiranda dalykų, kuriuose pradedi pastebėti, žinai, kažkokią tos simpatijos tam dalykui. Pradėjau varžybas važinėti, man šiaip patiko keliauti nuo pat vaikystės, kai mažas buvau. Tai man patikdavo, tai žinai, faktas, kad mes ten kažkur, žinai, visi bendrai važiuojam, ten ir tą pačią Estiją, žinai, Vokietijas, Lenkijas ir ten, žinai, kad ir praloši tas kovas, ten dar ką, bet tu pamatai visai kitokią kultūrą. Tai esu buvęs tokiuose su boksų vietose, kur, nebūčiau patekęs šiaip, žinai, nes... Pavyzdžiui, esam važiavę į arti Sibiro, į Nadim miestą, Rusijoje. Aha. Ir ten buvom gal 2 savaitės gyvenom. Ten mes skridom privačių lėktuvų, nes ten tiesiog nevyksta skrydžiai. Ką velniais tenai važiavot? Buvo turnyras, organizuojamas turnyras ir ten tų rusų mafijozų ten organizuojamas, tai jie ten tipo pinigų kišę normaliai, ten tipo atsivežė vos ne iš viso pasaulio, ten žinai, tų kovotojų. Ir jo, mes ten gyvenam, tam miestelį nieko nėra, tiesiog nieko nėra. Yra parduotuvė, kur tipo maistas sukrautas ant tipo žemės. Man tai buvo žiauriai crazy ir ten tipo 5 prekės tipo, per visą parduotuvę. Žmonės važinėja su žiauriai senom mašinom, tai va tokiame... Ir visi su mumis fotkinosi, nes ten jie tokie labiau kaip mongolai atrodė, žinai, nebuvo tokie rusai tokie daugiau kaip mongolai atrodė, siaurom akim rusai. Tai ten fotkinosi su mumis, ten jiems žiauriai įdomu buvo, tai tokių irgi experience'ų susikrauni, tai iš jų, tai žinai, tikrai, tada negali pykti kažkiek. Bet po to buvo tokių niuansų, kad aš keičiau ir trenerį boksą, tai... Tas labai pasikeitė, nes esmė, kad aš jau tokį bokso klubas Gongas, jis yra gan toks sovietinis, kur ten nuolat išlikimas buvo, ten nuolat gerų vaikų buvo, ten buvo stipriausias tuo metu klubas turbūt, ir iki šiol turbūt yra vienas stipriausių klubų bokso. Ir ten nuolat atranka būdavo, ten nuolat turėdavo išgyventi, kad turėtum vietą kažkokią savo, žinai. Ką reiškia išgyventi? Tenai tipo atstovėti? Jo, turėdavai žinot, kaip elgtis, turėdavai žinot, ten toks savotiškas kalėjimas yra, ten turi žinot taisyklės, ką daryti, ką sakyti, žinai, ir turėdavai nuolat ten kovoti gerai, kad tu, nežinau, tave vežtų iš visi varžybas kažkokias, žinai. O po to gavosi taip, kad kažkurią vasarą aš mečiau, leido tėtis kažkaip pabandyti džiudžitsu sportą. Ir aš ten gal 2 mėnesius jau džiudžitsu ir į tą klubą atsirado toks žmogus, amžinatilis jau Egidijus Kondratas, kuris, aš jį žinau kaip bokso teisėjas, būdavo bokso teisėjas. Ir jisai Matui Stebuliauskui, Matufai, lapkės laikydavo tuo metu bokso. Ir mes kažkaip su juo susibendravom ir taip gavosi, kad aš savo, jau toliau boksą tiesiog pas jį, o jisai Man turbūt ir buvo vienintelis įkvėpimas ir iki šiol yra įkvėpimas likti šitam sporte, nes jis buvo visiškai kitoks. Aš visą laiką įsivaizdavau, tos bokso treneriai būdavo visi, kaip sakai, Panetkas, Darkas, o jisai visą gyvenimą buvo muzikantas. Visą gyvenimą jis ten muzikantas, dainavo, tu žiauriai irgi prie meno, labai protingas žmogus. Ten jisai, kad ir kur važiuojam, jis moka tą kalbą kalbėti, man būdavo, žinai, važiuojam į Prancūziją, jis ten šneka Italiją, šneka, žinai, su visais žiauriai slavinęs, protingas žmogus, kuris buvo mene ir man tai kažkaip labai, žinai, ne vienas, gal aš būsiu čia toks, žinai, ir mes netgi ir treniruodavomės labai ten tokių iš šono jokingų būdų, mumis paleisdavo muziką skirtingais ritmais ir mes tiesiog turėdom
pradžių judėti, tiesiog judėti, pagauti ritmą. Ir viskas būdavo labai per muziką, per ritmą. Jis niekada sakydavo, nesisteng stipriai, pagauk ritmą, pam. Labai viską per muziką, treniruodavo per muziką. Tai man labai kažkaip jisai, tai buvo toks game changeris. Bet tai realiai, čia buvo pirmas autoritetas tavo sporte iš esmės, kurį sutikai, kaip aš suprantu. Gal ne tiek autoritetas, bet įkvėpimas. Nu, žinai, čia kai jis taip manim tikėjo, kaip, žinai, man sakydavo, tipo, kad to neįmanoma. Man sakydavo, kad jeigu aš dar jaunime boksuosius, nes boksai yra jaunučiai, jaunimas ir vyrai tada eina. Tai jaunučiai 13, 14, 15, 16, 16, 17 ir tada 18 eina vyrai. Tai man sakydavo, jeigu jaunime aš jau kovosiu, tai jau čia bus man labai didelis pasiekimas. Tipo, kad jeigu aš 16 metų dar kovosiu, tai čia man bus wow, tipo. Bet tai kas tu taip sakydavo? Visi treneriai sakydavo, jau ten smūgiai stiprus, jau tave žalos. Jau sako, tave žalos tenais, tipo. Tai man kažkaip net nebuvo suvokiama, kad aš vis galiu kažkokiam aukštam lygiui kovoti. Man ten, aš labai gerai pamenu, jisai atėjo tas Egidijus, nes irgi negali taip tiesiog perimti auklėtinių, žinai. Tai jis, pamenu, Palipanetkas ar? Aš sportavau, žinai, tam kitam klube ir taip tiesiog pasiimti ir važiuoti varžybas ir jau už kitą trenerį atstovauti, vis tiek turėdavo atsiklausti. Ir aš pamenu, jisai, kai atsiklausė, ar aš galiu pasiimti, nes mano broli, aš turėjau dar brolį, kuris irgi boksavos ir jisai buvo žiauriai talentingas. Tai mano brolio ten taip lengvai netidavė, o man sako, Vita, šitą, gerai pamenu, sako, šitą invalidą gali pasiimti, sako. Tai tu, žinai, 14-15 tokius žodžius, žinai, girdi, tai tau net sunku suvokt kažkaip, o jisai man, Egidijus, visada sakydavo, eik, mes vyruose, sako, olimpiadai dalyvausim. Ką tu čia šneki, tipo, what? Kokia olimpiada, tipo, žinai, ramėjais, man sakydavo, būsi Lietuvos čempionas, man tada tuo metu atrodė, neįmanoma būti Lietuvos čempionu, būsim Lietuvos čempionai, sako, nurodydavo į Stanionį, sakydavo, užauksim Stanionį, nugalėsim šitą, kažkada sustiksim, nugalėsim Stanionį, žinai, tai ir apie olimpiadą aš nekėdavo daug, tai man jis buvo tiesiog toksai, kai kažkas už tave tiki labiau negu tu tiki, tu tada kažkaip negalvoji, tu tiesiog darai, nes kažkas už tave stipriau tiki. Žinai. O ką galvoji, su tuo momentu pamatė, tavie, jeigu visi kiti treneriai prasimetė, nematė, ką jisai matė, kad jį taip užkabino? Tiesiog darbą. Tiesiog aš tikrai nebuvau talentingas ir jisai pats tą matė, tipo, kad nesu talentingas, bet aš būdavau tas, kur, tipo, man sekas, nesiseka, pralošiu, laimiu kovas, tipo, aš vis tiek ateisiu salę. Ir iki šiol tai yra, tipo, man sekas, nesiseka, aš tiesiog ateinu salę. Ir aš kartais netgi salėje nesu tas labiausiai dirbantis žmogus, žinai, kur sakyčiau, kad aš esu ten, žinai, labiausiai sunkiai dirbantis. Tikrai ne, aš būna ir simuliuoju toj salėje, ten vaikštų už kampą į kampą, bet aš nuolat ateinu į salę. Nėra dienos, kad aš praleisčiau, tipo. Tai vat, manau, čia tas didžiausias skirtumas yra nuo kitų, kad kiti ateina, jie ten sunkiau už mane dirba, žinai, jie yra talentingesni, bet jie nėra tiek consistent, žinai. Nes aš visą gyvenimą, kad ir ką daryčiau, aš ten buvau metęs tą patį sportą visiškai, žinai, bet aš kiekvieną dieną, pavyzdžiui, dirbau gelbėtojų, tai aš kiekvieną dieną po darbo plaukdavau. Nu ir tiesiog, o ką man reikėdavo plaukti, aš tuo metu net negalvojau apie jokį sportą, bet aš tiesiog, man, tipo, prasiplaukiu ir vis tiek pašėtau boksindavau, dar kažką, žinai. Nuolat vis tiek. Tiesiog show up. O tas, grįžtant į vaikystės periodą, pradėjai boksuotis, pradėjai lankyti, pradėjai stiprėti, pradėjo dinginėti visos tos imuninės ligos ir visi tie dalykai šiaip tiesiog sustiprėjai, tai su tuo turbūt turėjo ir pasitikėjimą savim augti, šiaip, nežinau, aplinkoje, mokykloje, prieš klasiokus, prieš panas, nežinau, šiaip. Kaip keitėsi ta versija, kuri buvo menininkas Vitas, sakykime, ir jau labiau kovotojas? Kaip aplinka ir šiaip? Jo, aš suvokiu faktą, kad aš dabar bet kokį žmogų gatvėje turbūt galėčiau tiesiog sulankstyti kaip noriu, bet ar tai žiauriai pasitikėjimo pridėjo? Kažkiek jo, tu tiesiog gal ramiau reaguoji į faktą, žinai, nes tu žinai, kad jeigu jis jau peržengs ribą, tu tiesiog galėsi su to susitvarkyti, bet kad sakyčiau, kad ten labai jau radikaliai kažkas buvo, kad aš jau, žinai, tai vaikščiau, žinai, visiems ten dėliojau, tai nėra, ir iki šiol nėra, iki šiol man dar piškai trūksta pasitikėjimo savim tikrai kai kuriuose vietose, tai aš toks, gal sakau, per minkštas tiesiog, aš per ramiai priemu ten, žinai, dalykus dar kažką iš šoną tiesiog nueinu, bet turbūt tiesiog ramiau galvoji, kai tu žinai, kad tu žinai, jeigu jau peržengs ribą, tu tiesiog gali su to susitvarkyti.
Bet tai labai daug žmonių, kurie nueina į kovinį sportą, nu, pavyzdžiui, Vierchą, atsimenant, kur, nu, jaunas bičiukas nuėjo irgi į kovinį sportą ir, nu, per pirmą, tarkim, pusmetį tu labai matai teigiamą tokį pokytį, disciplina atsiranda dar kas nors, bet tada kažkuriam taške labai dažnai vyksta toks, nežinau, galios sindromas kažkoks atsiranda, kur tu žinai, kad tu gali sulankstyti žmogų ir tada, nu, biški šakotis pradedi. Tai aš pagaunu, kad tu ramesnis esi, bet man įdomu, tiesiog tada, nu, vis tiek bendrauju ir su kitais kovotojais, kur jie nueina į tą tamsią pusę ir kodėl ta jėga, nu, negeriem tikslam išnaudojama iš esmės. Jo. Iš tikrųjų, tai sunku pasakyti, kodėl jinai taip yra išnaudojama blogiem tikslam. Dėl to, kad daug žmonių sukasi, nežinau, už to turbūt blogo pasaulio pas mus sporte. Ir nežinau, kodėl tai yra. Čia kažkaip iš posovietinių dar, žinai, likęs. Ir aplamai, mūsų sportas dar iki šiol yra labai šešėlinis. Dabar po biškį jau keičiasi, bet still, tipo, nu, mes žiauriai šešėlis. Tu nueik pasakyk, žinai, kažkokiai močiutei, kad tu esi kovotojas, žinai, o, tu dieve, daužas galva, dar ką, banditas, dar, žinai, kažkoks. Kur, nu, aš, žinai, kur Azijoje pabūnė. Azijoje ten, tipo, tu kovotas, tai ten tu esi lygus, nežinau, politikos atstovų arba karininkų, žinai, ten tave lygiai taip pat gerbė kaip karininkų, žinai, kurie už šalį stovi. Tai, bet sunku pasakyti, tiesiog, tu bloga aplinka, iš tikrųjų žiauriai bloga aplinka ir jie pasiduoda tai aplinkai kažkaip, žinai, nes aš irgi esu matęs, nu, ten labai, tipo, žiaurių pavyzdžių, kur, tipo, ten, nežinau, tos pačius kioskų, žinai, bombindavo, tipo, varydavo ten kažką vogti, sudaužyti, atimti dar kažką, žinai, ir kai kurie netgi likę ten tam pasaulyje iki šiol, žinai, tipo, ir jie ten nesiruošia keistis, tipo, ir labai daug, iš tikrųjų didžioji dauguma, kurie ten tipo likę ir jie kažką vis ten sukasi, daro kažką. Jo, ir realiai visa mūsų grupė, kuri ten būdavo tipo tam klube, tai visi ten tipo kažką, kažkur, kažkai, ten kur nieko nematai, bet jie ten kažkur vis kažką ten pamatai. Tai dėl to biški liūdna, ir dėl to kažkaip toks mano buvo tikslas sušnekėjęs, tipo, kad jeigu iš tokios idėjinės pusės, tai tipo, pakeisti tą požiūrį, kad kovotai nėra, žinai, tipo, vien banditus nueinantys žmonės, ar ten labai šešėlinio to pasaulio, bet negali neigti, kad tai vyksta. O faktas, tai alkoholis daug ką padaro, ten mes turim daug tų atvejų, žinai, su alkoholiu. O ir mūsų spauda labai gerai išnaudoja, žinai, nes nu, šiaip tai tipo, kad ten kažkas kažkur kažką susidaužo, nu, tai ten tikrai daug sportininkų yra, žinai, bet nu, reikia suprasti tą faktą, kad, žinai, nu, tipo, geresnis clickbaitas, kai boksininkas sudaužė, žinai, kažką. Bet tai nėra taip, kad jeigu tu esi nu, profesionalus sportininkas, tai tavo kumščiai skaitosi kaip ten šaltasis ginklas iš esmės. Būtent, jo. Tai jeigu tipo, mes su Arnu susilestume, mums iš esmės ten su teismais nereikėtų čia jau bilinėtis, bet tau tai jau prasidėjo. Ir realiai aš su tavim, jeigu, aš nežinau, reikėtų tiksliai įsigilinti, bet netgi yra, tipo, jeigu tu ten mane įžeidinėjai, aš ten vos net negaliu trenkti. Ne, čia šiaip yra, bet ką net, jeigu tave puola, tu ir ginies, tu negali galvą trenkti, nes tu blaivesnis esi, šaltesnio proto turi ten, va, kaip nors. Bet pavyzdžiui, Olandijai, čia neseniai Discord'e sužinojom šitą bairį, kad Olandijai savigynai yra nelegalus dalykas. Okay. Taip, jeigu tave puola, tu negali gintis. Ta prasme, tai ką tu darai? Nežinau, gal pačiu. Leidė susibadamas. Taip, žiauru. Tai vat nežinau, tai vat yra tokių, bet sakau, alkoholis daug ką daro, ta aplinka tokia ir sakau, kažkaip pasiduoda kovotai ir manau, kad kovotai turėtų suvokti šitą faktą, kad, žinai, mes esam, dėl to, žinai, tie rėmimai, pinigai nėra tokie dideli, nes mes visada esam asocijuojami, žinai, su šešėliniu pasauliu. Tai kad reikia tą keisti, bet vat kai kurie vat nenori, žinai, ir toliau jie ten savo. Pasakytum, dauguma nenori šiaip iš kovotojų pasaulios, sakytum, didžioji dauguma yra labiau taip. Nu, aš nežinau, vat, kiek jūs žinot, bet tikrai pasauliniam lygiai tai ne, bet jeigu mes kalbam apie tokias dar posovietinės šalis, tai tikrai dauguma, jie dauguma. Ir čia turbūt realiai visi laurai turbūt yra Rimkui, kuris pradėjo ten tipo tą tokį biškį kitokį judėjimą, kur tipo buvo, what the fuck, žinai. Ką jis čia daro, žinai. Tai jis turbūt vienas iš pradininkų, kuris pradėjo tą tokią komercinę gražią pusę, bet, žinai, bet irgi ta komercinė pusė ten, žinai, labai sunku palaikyti tą ribą, žinai, tarp tos komercijos ir tradicijų, iš tikrųjų. Tai irgi daryti tą šou yra smagu, bet kai neperžengi jų turi būti, žinai, kažkokių.
O tu pats esi minėjęs, kad turėjai iki teisminės triukės periodą. Jo. Nu, tai faktas, tai sakau irgi lygiai taip pat. Aš niekada nebuvau tuo tipo mindsetu kažkokiu, kad, žinai, aš ten toks, žinai, ir aš ten būsiu toksai, bet tave nuolat supa tokie, mano draugai būdavo tokie, žinai. Tai tu netgi kažkaip, tu net nelabai įsivaizduodavai, kaip kitaip reikia daryti, žinai. Bet tai kur tau lūžis atsitinka, kad tu sugebi atsiskirti nuo tų žmonių, nes, čia žiauriai didelė problema yra, čia nėra, žinai, tik tais nekalbam mes vieną apie, nežinau, ten morozus, tarkim, bet, ir šiaip dažnai žmonės bendrauja su jų draugų ratas yra toksiškas pavadinimas, bet tiesiog labai sunku yra atsiskirti žmonėms. Jo, čia turbūt pirmą kartą pasakosiu, bet realiai tai mane buvo sumušę gal 10 žmonių. Vienu momentu 10 žmonių tiesiog mane sumušė. Čia for real, tipo, bet aš nieko nemušiau, gal nieko, tipo, 10 žmonių tiesiog mane, tipo, tu ten kažkaip random ar už kažką? Ten tipo, ten, žinai, rajonų, vairiai, žinai, ten kažkas, kažkur, kažkaip pasakė, žinai, tipo. Ir jo, tipo, ten, aišku, ten kokius 4-5 smūgius tik prasileidau, bet esmė tokia, kad, žinai, ten buvo tas įvykis ir tuo metu kažkaip, nes pas mus būdavo irgi, žinai, toj kompanijai kažkaip, kad, mane nurašė tuo metu kažkaip, žinai, tipo, tu ten kažką ten vos neprisikalbėjai, dar kažką ten tam sudalyvavai, čia tave ten jau, nes ten tie 10 žmonių buvo tokie, kur tuo metu mūsų burbulėje buvo, tipo, nežinau kaip pasakyti. Vierchai. Jo, vierchai, populiarų žmonės mūsų burbulė, žinai. Tai ir tada kažkaip tas įvyko įvykis ir nuo manęs kažkaip tiesiog nusirašė daug žmonių, žinai, ir tiesiog, aš labai gerai pamenu, pas močiutę nuvažiavau kaime, pabuvau kažkaip ir tai va tiesiog taip kažkaip pradėjai su kitokiais žmonėm būti tada, žinai. Pradėjai vienas būti su kitokiais žmonėm ir tada pamatai, kad, žinai, biškai ir kitoks pasaulis yra, okei, ne visi čia tokie, žinai, tai po to kažkaip įsisuko taip ir manau automatiškai gaus. Bet tas lūžis vyko dėl to, nes pradėjau daugiau leisti laiko su savim. Va, turbūt paprasčiausias atsakymas. Tiesiog daugiau laiko su savimi ir pats pasikalbi, žinai, kas tau patinka, kas ne. O nedarai taip, nes tiesiog, žinai, kad atitikti savo tam burbulę, žinai. Tai svarbu atsitraukti tokiai labiau stebėtojo poziciją, ne? Nuo aplinkos įtakos ir pasižiūrėti, kas pačiam svarbu. Faktas, mes aplamai labai žmonių mažai su savim, žinai, bendrauja, tipo. Jie kažkaip bėga, žinai, kai lieka vieni, jie ten skuba į santykius, skuba į dar kažkur, o realiai tu tiesiog turi su savim atsisėti, žinai, ir pasikalbėti gerai, žinai. Tai man dėl to, tas sportas irgi patinka, tu savo daug atsakai, žinai. Tipo, tu būdamas tose kempuose, Tailande, dar kažkur, tu esi vienas kažkur, žinai, ir tu nerealiai droži savo kūną, žinai, ir tau tos blogos mintis tau į galvą kiekvieną dieną. Blogai. Nes, žinai, sunku atrasti, tipo, prasmę šitame dalyke. Jeigu tau tai realiai, va, sakau, tu nenori ten žudyti žmonių, žinai, tipo, tai sunku atrasti prasmę. Šiaip, tipo, tu ten pinigų prasme, tai tikrai neapsimoka pas mus į sportą. Visą laiką sakau, jeigu jūs šitą sportą eina dėl pinigų, tai yra daug paprasčiau užsidirbti milijoną nekovojant, o pardavinėjant dantų krapštukus gatvėje. Čia 100%. 100%. Ir jeigu kažkas daro tai dėl pinigų, sakau, galiu duoti milijoną kitokių idėjų, ką daryti, bet nekovokit. Čia yra žiauriai nesąmonė. Mes matom gerus pavyzdžius, tą McGregorą, žinai, ten kitus, bet reikia pagalvoti, kiek daug žmonių sportuoja šitą sportą. Nes čia nėra šitas sportas populiarus pas mumis, žinai. Šiaip kovinis sportas yra žiauriai populiarus sportas visur. Kad ir kur nuvažiuosi, yra kažkokia kultūra kovinio sporto. Taip, Indijoje ten nėra jis populiarus, bet ten, žinai, yra karate, yra dar kažkas, taekwondo pas juos visai irgi populiaru. Bet esmė, kad vyksta, Indijoje boksas dabar populiarėja žiauriai, bet visur, kad ir kur nuvažiuosi, kovo žmonėm įdomus. Ir čia turbūt toks prigimtinis labai dalykas, kad žmonėm tiesiog patinka kovos. Tai reikia suprasti, kiek daug žmonių sportuoja ir kiek mažai daina iki tų pinigų, žinai, mes turim ant ten rankų pirštų suskaičiuoti, žinai, o žmonių sportuoja, kad ir kur nuvažiuosi. Va, tai ir Tailandas buvo geras toks reality checkas, kad tu nuvažiuoji ir tu matai, kad ten nerealiai daug žmonių, žinai, nerealiai daug žmonių daro tai aukštam lygi. Ir ten, jie nieko neturi. Tai yra argentinietis Alan Junai, žinai, su kuriuo labai gerai sutariu. Jisai yra kovoja su Sančajum. Sančajus yra the best ever, žinai, Muay Thai. Ir jisai sako, blemba, kodėl tu Argentiną negrįžti? Sako, blemba, jis jau 5 metus gyvena Tailande. Sako, negrįžtų, nes nesusitaupau pinigų ant bilieto. Sako, bet jis aukščiausiam lygiai vos ne jau kovoja, žinai, jis kovoja ten su legendom, dar kažką.
Sako, nu taip jau yra, sako. Sako, kartais iš vis ant maisto neturiu, sako, pinigų. Tipo. Bet o kodėl, jeigu Tailandė tai yra vos ne kaip antra religija, gal kaip mum krepšinis ir didelis susidomėjimas, o kaip pats sakai, gerbė tos kovotojus labai tenai, bet dėl to, kad pats Tailandas nėra turtingas šalis. Nu, Šiaip labai, jeigu esi labai superstaras, tai ten bus pinigų tau. Tikrai bus pinigų, bet sakau, reikia tada... Bet turi išeiti į tokius kaip One FC ar ten dar kažką. Netgi One FC išėjus dar ten tipo neužsidirbsi kosminių pinigų. Nu, jeigu tu tipo padaliniai, žinai, į mėnesius, what? Tipo, tai čia paprastą oficinį darbą dirbi administratoriumi ofise kažkur, žinai. Tipo. Net ir tam pačiam call centre, žinai, tipo, dirbi asistentų, uždirbi turbūt daugiau per mėnesį negu kovojant. Ir UFC turbūt tada panašiai, gal ten atsimėtai treneriam visiems. Taip, nes kas 12, kai gauni, visi pirmi kontraktai UFC yra $12,000. Tai tu paskaičiuok mokesčiai, treneriai, dar kas, tai mažai lieka. Ir kiek tu kovų sukovosi, žinai, čia nėra, kad... 4, kokios daugiausiai. Jo, kai kiti galvoja, blemba, tai jeigu tu gauni ten, žinai, po 5,000 įsikovant, tai jeigu kas mėnesį kovoja. Tu žinai, apie UFC kalbam, tai 3 kovos per metus jau yra tipo, normalu ir gan daug. Jau žinai, gerai skaitas. Jau daug. Tai Tailandė daug kovoja, bet vat, dėl to Tailandė dabar jau šiaip pradeda didėti pinigai, tikrai yra tas pats One FC, žinai, kuris tipo daug moka, yra ten RVS, kuris dabar daro super fightus ir ten tipo moka ten po 20-25 gabalus, bet irgi reikia pagalvoti, kiek ten aš gyvenu Pukete. Pukete yra gal 5 stadionai, kiekvienas stadionas daro po 3-4 eventus per savaitę. Vienam evente 8-9 kovos. Tai tu paskaičiuok. Kiekvienas 5 kart 3-4 kažkur ir kiekvieną savaitę sukasi. Kiekvieną savaitę. Ir čia tik Puketas, aš nekalbu, žinai, Chiang Mai, Chiang Rai, Buriram, Isan, Bankokas, ta prasme, tai dar didesnis yra. Po to yra Kambodija, Khun Khmer yra ten tokios taisyklės. Ten irgi ten yra didelių pinigų, bet reikia pagalvoti, kiek ten daug visko vyksta ir kiek daug kovotojų ir kiek mažai gauna. Tai va dėl to. Tiesiog. Bet tai gerai, žinant visus šitos faktus, kad tu pasakėjai, nėra pinigų, yra didelis competitionas. Kodėl, iš kur pas tave yra tokia aistra tam visam sportui, procesui ir tokiam net, nežinau, lietuviškai pasiaukojimui, žinai, tokiam, nes atsisakai irgi daug iš savo gyvenimo, kad galėtum, žinai, suktis tame, tai iš kur ir kodėl? Jo, tai, blemba, nežinau, tikriausiai tas pažinimas savęs, žinai, tu daug savęs pažįsti, sakau, tai tas vien, kad tu, žinai, save droži ir tos blogos mintis kažkur, žinai, pas tave yra, nu, tai tave, sunku pasakyti, žinai, žinai, klausia, ką tavęs išmokė kovinis sportas, nu, taip, man atsės taip pasakyti, nu, nežinau, nu, gal disciplinos, tipo, bet irgi nepasakyčiau, žinai, tos disciplinos, nu, tiesiog eini ir darai kažką, ką mėgsti, žinai, tai aš manau, ta disciplina ir kažkaip kitaip, nebūtinai reikia daužyti galvą, kad, žinai, išmoktum disciplinos, sakyčiau, paprastesnių būdų yra, tai, bet toks išvedimas savęs iš kažkokios komforto zonos, ta tokia baimė, darimas kažkoko, žinai, kur tu nerandi prasmės, tai padeda po to bet kur, aš sakyčiau, nes tarkim dabar aš kai darau ten visai kitokius dalykus, tas pačia e-komercija, tu matai, kad, žinai, ten tarkim neina produktas, bet tu tiesiog, tu atsisėdi ir darai ir tu matai, kad realiai kartais tiesiog consistent nugali, tipo, bet kokį ten gerą produktą, bet kokius skaičius, išskaičiavimus, žinai, ten dar kažką, tiesiog, tipo, nuolatinis darbas kažkoks, kai tu kažką beprotiškai tiki, tai man turbūt va tas toksai, savęs pažinimui darai ir kad mėgautis, žinai, faktas, skirtingų momentų turbūt skirtingi dalykai motivavo ten, žinai, ten tik kai pradėjau popinti, tai okei, žinai, ten niekad, aš bokse, pavyzdžiui, iki 18 metų aš esu prasvedęs 130 kovų. 130 kovų, tipo, ir aš ten niekad jokio dėmesio nesu gavęs, žinai, nu, tipo, ar ten pinigų, ar dar kažko, ir tada, žinai, atėjau kickboxą ir čia, žinai, okei, čia apie tave straipsnį parašo, čia, žinai, ten per televiziją, ten tokią laidą mini turėjo, ten, žinai, tas kiaukiai, ten žmonės atpažįsta ir tu dar pinigų gauni iš ko, žinai, ten jau to, biški buvo tokia, žinai, dažnai Rimkus ant to pačio popino ir mes, žinai, nuolat dviese visur, žinai, kažkur, tai jo buvo tas momentas, bet dabar, sakau, biški gal svičino visas šitas dalykas, tai tiesiog daugiau dėl savęs, visiškai, dėl malonumo savo ir aš sakiau, kad aš darysiu tai tol, kol man bus malonu, kai aš jau matysiu, kad man nebėra malonu, tipo, jau jausios, kad tipo, aš tai darau dėl pinigų, I'm done.
Bet tai, jeigu tu sakai, kad tau nėra to noro užmuš žmogų iš esmės, tai kai tu eini į ringą, tiesiog tau tada yra smagumas per techniką tiesiog apžaisti žmogų iš esmės. Jo, nes savotiškose šachmatuose, tai čia yra Egidijaus tipo mindsetas, tai yra savotiški šachmatai. Ir, žinai, tos charakterio parodė, kartais, žinai, reikia ir pasimušti, ne tik šachmatais pažaisti, o kai ir muš, žinai. Bet tokio, kad jo užmuštai pas mane niekad nėra, nežinau, to man biški trūksta. Bet pas tavai yra kitas, nežinau, man įstrigo po praeitos kovos su Didika tavo, kur pats apsikraujavęs priešininkas, tenai apsikraujavęs belia kaip ir tu tam ringė dar post-fight, sakai, kad va, dėl šito, dėl to kraujo, dėl to jausmo, sakai, man nesiseka Muay-Thai, nemoku ten išuotis iš alkūnių, bet dėl šito jausmo aš eisiu ir kovosiu. Tai man čia yra, nu, va, tas, kur, jeigu taip lyginant jausmą, žinai, kur tu eini su tokia užbliamu sukapot ir man čia yra ta pati energija. Tai taip aš jau prieš tai norėjau pasakyti, kad nebūtinai gal turi būti tas jausmas užmuš, bet tavo tokia stipri atrodo aistra yra tam, kad ta energija, kurią sukuria, žinai, tas dalykas, tai ne ką prastesnė negu ten norėjimas užmušti. Jo, tos kraujo kovos, tai man tikrai aš ten esu žiūrėjęs, žinai, tu svajoji tokią kovą apturėti, žinai, kur visas kraujų, žinai, varai. Ir tai sakau, bet tai nebūtinai, kad tu, žinai, nori užmušti, tai tiesiog, nu tu, tai reiškia, kad gerai pataikiai, gerai apžaidai, žinai, dar kažką, tai tiesiog, ir irgi, tas kraujas mes kažkaip taip įsivaizduom, kad ten, kai kraujo pamatom, o tu dieve, žinai, bet, tipo, realiai tas kraujas, tas prakirtimas, tai jis tau neskauda, realiai. Nu ten... Toks, žinai, dalykas, tai tiesiog toksai vizualinis galbūt atrodo baisiau negu iš tikro yra. Bet žinau, kad žiūrovom, kaip tai, žinai, užveda šitas dalykas, tas kraujas ir visa kita. Tai, bet sakau, to, kad užmuštai, niekad nėra, o tas jo išvedimas iš kažkokios ribos. Ir ką tu sakei, žinai, kad man Muay-Thai nesiseka ir aš atėjau vis tiek ir sakau, aš esu žiūrėjęs tų kovų, Muay-Thai, kur ten žiauriai kraujų taškas, aš galvoju, blema, kažkada galbūt tokią kovą apturėsiu, žinai. Ir tu eini tą Muay-Thai ir tu, žinai, visiškai nieko nemoki, tą klinčią laužą, aš jau tą kovą su Didika, žinai, ir pirmą raundą ten mane tušta kaklo, tampo, mėto, nu ir žinai, toks, Ir tokiose tos ir yra pamokas, kad, žinai, tu po pirmo raundo atsisėdi ir aš labai gerai pamenu, galvoju, nu jeigu antras raundas toks bus, nafik, nusiemu pirštinės išeinu iš dalyko, nafik, žinai, tipo, sakysiu, kad mes tu rankšlas, tai man, žinai, pofik, tipo. Bet tu, tipo, susikaupi per ramybę, ramiai ir pasidarai tą savo darbą. Tai, tas toks... Bet o kas buvo šaltinis, į kurį po pirmo raundo, į kokį šaltinį nuėjai, kuris davė tą tokį, kad, reikia eiti ir ką žinau. Vidinis piktis toksai, kažkaip ant savęs supyksti, kad, žinai, tu nori savo įrodyti. Sakau, tu visada galvoji, kad tu kažkam nori įrodyti, bet realiai tu pats savo įrodinėjai. Nuolat savo įrodinėjai, žinai, tu kažkaip įsivaizduoji, kad ten, žinai, aš noriu, žinai, žmonėm parodyti, noriu ten, žinai, įrodyti kažkam, kad aš galiu tą Muay-Thai kovoti, bet realiai tu nori tiesiog pats savo įrodyti, kad aš galiu to Muay-Thai kovoti, kai aš nesu Muay-Thai kovoti, žinai, tai... Ir mane tie challenge realiai motyvuoja, dėl to aš ir dabar vėlgi, man palankesnės taisyklės iš vis yra bokso, žinai, aš galėčiau užėsti nosį ir sakyti, kovoju arba boksą, arba eikit jūs visi, žinai, tipo. Bet kovoju Muay-Thai, man kickboksas šiaip labai dabar, šiuo metu, manau, aš esu prime savo kickbokso, bet, kickboksų nelabai, kažkas, tipo, nori Muay-Thai ir man netgi smagu, kad aš save taip išvedu, žinai, aš einu pas kitą į kiemą ir ten bandau būti geras. Tai yra žiauriai sunku ir tai po to tau kažkur gyvenime, žinai, biški padeda, kad tau nereikia bijoti eiti kažkokią, tarkim, rinką ar dar kažką, ten, žinai, aš nesuprantu apie statybas, tai aš neįsiu statybas. Tai tu supranti, kad tu gali nueiti tas, žinai, statybas ir galbūt ten būti kietas tada. Tai tokios kažkokios pamokos, kurios po to konvertuojasi kažką didesnio. O pats, nežinau, man tai įdomus momentas yra tarp... to ėjimo į diskomfortą, ne, ką dabar sakai, ateini į dalykus, kurie tau nėra tavo natūra, nėra tavo komforto zona, bet man įdomus momentas, kaip tu daėjai iki to, nes, sakykime, vaikystėje, paauglystėje, ne, ten gavai spaudimo, kad, net invalidų tave pavadino, pasimkite, ne, tai realiai tave buvo nurašę ir man atrodo, kad mano toks thought process, ne, yra, kad jeigu tu neturi tikėjimo, kad, tu gali būti stiprus, kaip tu sakai, čempionu aš nebūsiu, ten gal iki ten jaunių, ten dar kažkur nueisiu, ne, bet, nebūsiu. Tai atrodo, kaip atsiranda tada tas tikėjimas, kad,
galiu, koks yra tas šaltinis to, nes, žinai, kai tu, gal ten, man atrodo, 3 vietą nelaimėjai bokso Lietuvos čempionate. Jo, aš esu vieną kartą tapęs vis dėlto su Egidijum ir tapom pasaulyje, vieną kartą Lietuvos čempionais, bet po to 3 vietą. Vietą. Tai tai man atrodo, kad jau kai pasiekė, tada eiti kitus dalykus. I did it once. Yeah. Bet iki tol, man atrodo, kas, kuris šaltinis vedė ir vežė, kad, kaip tu eini į tą diskomfortą, kai tu dar nesi įrodęs niekam, kad, aš galiu. Nes gal tada negaliu, gal tada nelankyti. Jo. Kam aš tada Lietuvos 130 kovų bokse. Tai tas piktis, tai tas piktis, žinai, kad, tie žodžiai kažkokie, žinai, kad tu negali, žinai, ten tą, ir kur to visi, žinai, sako, negali. Ir nublemba, ir atsiranda, reikia vieno žmogaus gyvenime, kuris atimti reikėtų Egidijus Konradas. Tu būsi, tu kietas, tu tikrai gali, žinai, ir viskas, tau užtenka, jis man yra motivacija, o man jis yra inspiracija, o visi kiti yra man motivacija, žinai, kad tas man tą sakė prieš 10 metų, tas ten prieš 15 metų, tą sakė, tas tą. Bet sakau, gale dienos tu turi suvokti, kad tu vis tiesiog savo įrodinėjai, nes, tam treneriui, kuris ten sakė, pofik, žinai, jis turbūt nežiūri mano kovus, nežino, kad aš kovoju ar dar kažką, žinai, tai jos, savo įrodinėjai kažkaip, tiesiog toks natūralus, tiesiog kažkoks piktis, nežinau, norėjimas įrodyti, bet sakau, gale dienos tiesiog savo įrodinėjai, ir tas sunku suvokti, žinai, nes ta motivacija ir yra kažkam kažką įrodyti. O kokią galutinę stotelę, žinai, dabar atrodo, reikia savo įrodyti. Tai įrodį boksę, pasiekė ten Lietuvos čempiono titulą, kickboksė irgi gerai sekėsi, dabar Muay Thai, laimėsi penktadienį. Tai kur gerai, MMA kas toliau, bet ką nori dar pasiekti, kur jau patenkinsi savo tą vidinį kažkokį versiją, kuri turi to vidinio pykčio, ne, kad man reikia įrodyti ir tas pyktis, kuris veda, kada jisai jau nurims ir sakys, padarei. Žiauriai norėčiau žinoti atsakymą, tai jeigu žinočiau, aš jau galėčiau pradėti planuoti, žinai, kaip ką daryti, bet tai aš nežinau, aš bandysiu, kol mane tai kažkaip motyvuos, nes ir man tai yra smagu, aš to mėgaujuosi, kol mane tai veda, tai aš tol tą ir darau. Ir sakiau, kol aš to mėgaujuosi, tol aš esu. Aš nesu čia dėl pinigų, ne dėl šlovės, ne dėl kažkokio, žinai, žinomumo. Aš esu čia dėl to, kad, žinai, savanaudiškai skambu, bet aš esu visiškai dėl savo, žinai, tikslų, žinai, dėl kažkokių savanaudiškų dalykų. Aš tai darau, nes man tai patinka, ne dėl to, kad čia, nežinau, jum patiktų, žmogui patiktų, ar ten surinktų tų peržiūrų, ar laiko, ar dar kažko. Aš darau, kai man to momentu atrodo, gerai. Ir viskas, kai aš nebejausiu to, kad man smagu, tai viskas. O challenge-ai, ir jie nuolat keičiasi, žinai, vienu momentu ten vieną galvoju, kitų momentų kitą galvoju, bet šiuo metu turiu dar tokius 3 tikslus. Tai vienas tai yra sukovoti Kurčuekose. Kurčuekai yra senovinis Kambodijos ir Tailando kovų menai. Tai realiai tas pats Muay Thai, tik tais vietoj pirštinių yra virvės, didžiulės virvės ir ta tavo ranka tampa žoska, kaip žinai, ta toro ranka, kur ten lygiai, ten taip biški sunku laikyti ir tas virvės dar kartais pamirko į vandenį, kad jos sunkesnės būtų ir tu varai, bom. Ir ten sakė, kiekvienas smūgis žiauriai jaučiasi. Tai va, ir nei vienas lietuvis nėra drįsęs šitom taisyklėm kovoti. Aš žinau, kad yra buvę lietuvių, kurie galėjo tai sukovoti, bet jie kažkaip nenorėjo. Tai man būtų įdomu. Aš būčiau pirmas ever, žinai, lietuvis tokiam taisyklėm sukovos. Man tas visai drivina, čia man drivas yra, čia man challenge'as. Kad būtų pirmam, kuris tai padarė? Jo, aš būčiau pirmas lietuvis tokiom taisyklėm sukovos, kur čia, žinai, labai tradicinės ir gilios taisyklės. Čia nėra, žinai, kad tiesiog brutaliai, ten, žinai, pavyzdžiui, kaip plikais kumščiais niekada gyvenime nekovočiau. Man čia kažkaip per brutalu, tokios gatvės muštynės gaunasi, žinai, bet tie kurčuekai, tai čia yra, ten anksčiau Kambodijos ir Tailando kariai kovodavo tarpusavį šitom taisyklėm. Čia yra žiauriai gilių tradicijų ir ten, jeigu tu kovoji kurčueko taisyklėm, tu esi žiauriai gerbimas, ten yra wow, tu esi ten jau karys, ten esi aukščiau netgi už žmonės, ten žiauriai gerbė tai. Tai va, yra kurčuekai, man dabar toks tikslas, o kitas tikslas dar norėčiau Japonijos kovoti.
Nes Japonija irgi yra, žiauriai aplink pagarbą, kickboksas yra ten, nerealiai gražaus lygio, žinai, aukšto ir gražaus lygio. Ir ten, kaip jie visą tą infrastruktūrą, tas sporto ir kovinio sporto, yra visiškai kitokia. Tai vat, yra tikslas tenais ir aš jau vienam sakiau interviu, bet ir realiai aš dabar turiu pasiūlymą kovoti Japonijai. Kaip ir jisai dar nėra toks realus, kad aš jau turėčiau sutartį ant stalo, bet jau vyksta kalbos. Tai išpildyčiau vieną iš savo svajonių sukovoti Japonijai. Nes Japonija, jeigu tu pradedi nesąmonės daryti, negerbt savo varžovo, out, niekam neįdomu. Jiems smagu šou, ten, žinai, anime apsirengi, dar kažką ten pašokį, jiems žiauriai bairis. Per bairį, ne? Per bet konfliktą. Ten, pradedi nesąmonės daryti, ten out iškart, žinai, iškart out. Tai ten Jungle Kingas neišvažiuotų, karočiui. Ne, ten iškart jo būtų cancel, žinai, ir ten labai daug žmonių tai susirenka ir ten turbūt šalis, kuri labiausiai gerbė kovotojus. Japonija yra tikrai, bent jau už to, ką aš esu girdėjęs, tai sakė, tikrai yra labiausiai, kur žmonės gerbė kovotus, nes ten yra Tailandija jau gerbė kovotus tikrai, bet sakė, Japonija yra next level. Tai Remyga kovoja Japonija ar ne? Jo, Remyga iki šiol žino Remyga Japonijai visi. Tiek metų praėjo kažkoks lietuvis kažkur kovoja MMA taisyklėm, žinai. Tai, bet irgi, pagal kickboksą Japonija, aš nežinau, kas yra kovoja iš lietuvių. Galbūt, bet irgi bijau pameluoti, ar Moslabovas yra kovojęs Japonijai pagal kickboksą. Galbūt ir yra, jo, bet ten kažkokiuose komerciniuose turnyruose dar, kad tai irgi būčiau ten, žinai, antras ever, žinai. Tai irgi smagu labai. Ir čia sakau, toks mano, daugiau šitas tai vaikystės, toks, žinai, žiūrėdavau ir man atrodė, tai what the fuck neįmanoma, žinai, tipo Japonijai kažkur. Tai čia tokie du tikslai ir bijau, galbūt juos išpildysiu ir jau sakysiu, I'm done, žinai, tipo, ir tada gal viskas jau kapinsiu piršnes. O gal, žinai, sukovosiu ir tada bum, žinai, noriu MMA, žinai, noriu dar. MMA šiaip mane domina irgi. Žiauriai domina, nes mane, aš salėj, kai esu bandęs MMA, aš jaučiu, kad aš galiu stovėsinu, žinai, su tipo bet kuo, bet mane numeta ant žemės ir aš ten kaip visiškai mane maudo, kaip, žinai, šunį, visiškai ten varto, mėto ir mane tai drivina, tipo, ir drivina ne tai, kad aš žinai, kažką apiboksuočiau MMA, bet aš norėčiau kažką žiauriai užimtiniauti MMA. Vat man tas yra, tipo, challenge'as, nežinau, kažkoks iššūkis, dar kažkas, tai vat, galbūt tas bus, tai sakau, as long, kol aš turėsiu kažkokį iššūkį, aš tol čia būsiu, kai jau nebebus iššūkių ir sakau, aš save pagausiu, kad tai darau, dėl pinigų. Ir realiai šita kova, dabar artėjantį penktadienį, yra pirma arčiausiai to, kai aš jau galvoju, kad aš tai darau biškį dėl pinigų. Bet vien dėl to, nes dabar Lietuvoje, tipo, ta situacija tokia labai... O tu nori apie tai pakalbėti ar ne? Aš tai, tipo, aš galiu kalbėti. Ja. Okay. Nes čia irgi visai įdomus dalykas, ta, pagarba, ten treštokinimas, visi šitie dalykai, ypatingai tave žiūrint, tai labai daug pagarbos rodai ten savo oponentam ir labai tą, nežinau, parodai, kad tau tai yra svarbu ir tas žiauriai gerbtina yra. Man tiesiog įdomu, kodėl tau nebėra noro, tarkim, iš Kašio žiūrint perspektyvos, aš savo gal paaiškinsiu, tai, prieš varžybas, per varžybas, tas treštokas jis visą laiką būna. Ir man, pavyzdžiui, tai yra, pats geriausias drivis, kur tu pradedi kapotis, daužytis, ten, kad ir prasivardžiuoji, bet po varžybų viskas baigėsi, taip, ten būna kai kurie konfliktai, perlipa tam tikras ribas, bet dažniausiai būna viso, tu pralaimėjai, nesvarbu, apsikabini, geras grajus padėkoji, jeigu sutinki tokį, nežinau, lygiavertį oponentą. Tai, man, pavyzdžiui, tas treštokas, jis yra toks, gal ir kažkiek pakelia stavkę, pavadinkim taip, žinai, nes tu jeigu daug šūdo šnekėsi ir tada ateisi į ringą, nežinau, prasteisi į nosį tiesiai, tai durniaus vietoj lieki, tai tau nėra tokio, kažkokio vidinio noro vis tiek kažkiek paduoto treštoko. Jo, tai tas treštolkui nelygų, pirmas dalykas, žinai, ir mes dabar Lietuvoje matom, kad, žinai, tas treštolkas vyksta tarp žmonių, kurie net nekovoja, žinai, ten kažkur pas, ten kažkas kažką kviečia į kovą, ten kažkur kažkas kažką, ten, žinai, tu ten toks, anoks, trečioks. Tai man, tipo, nežinau, tai gal vėlgi grįžtu prie temos, kad, žinai, visi į mūsų žiūri kaip iš šešėlinį sportą, žinai. Tai, plemba, susikaupkim ir parodykim, tipo, kad mes galim būti, žinai, malonus, pagarbus tarpusavį, žinai, tipo, galim pasikraujuoti ringę ir nusilenkti viens kitam.
Ne, bet tai man gal paprieštarausiu, man atrodo, kad net tiek, kiek šešėliniai iš tų senų laikų, kur ten tipo palipanetkės, ne, ir visi va tenai kad lestis, bet aš manau tas pats UFC, kuris tiesiog nukloja kelią, kad okei, tu gali iškilti tik tai, jeigu tu su visais konfliktuosi, ten net man net juokinga atrodo, kaip anksčiau UFC būdavo face to face, net tie sustojimai, nu gerai, būdavo ten tiesiog prieina, kumščiai, akis pažiūri ir viskas nueina. Dabar atrodo, nu taip nenatūraliai, tie pastumdymai ten, žinai, pagazdinimai kažkokie, nu tiesiog nes yra tas šauti man labiau iš tos pusės, kad, nu, tas pats, va, nu gerai, drikstys, galima sakyti ir tais vardais, bet, nu, jis atrodo, su kuo įmanoma, su tuo gali, negali, o ir konfliktuoja ir panašiai, bet ir kuria tą šou ir tada, nu, jo, faktas, kai tu atsiranda tokia organizacija kaip Utmane, kuri yra ganėtinai nauja, bet jinai ir paremta ant tų žmonių, kurie, vat, Misiūnas, Rimkenzo, Dirkstys, kurie, ką žinau, atveda tas akis. Tai va, aš vėlgi, žinai, tai aš nesu prieš, žinai, aš nesakau, kad trash talking, žinai, ar būti nepagarbiam vien su kitu yra blogai. Kiekvienas, žinai, pasirenka savo kažkokį kelią ir juo, tipo, eina. Čia tavo pasirinkimas yra. Ir aš kai to nedarau dėl pinigų, žinai, tai, nu, aš noriu rinktis ten, kur aš noriu būti, žinai, kovoti ten, kur aš noriu kovoti. Tai man tai atrodo, nu, tiesiog nepriimtina, nes aš sakau, aš neturiu to natūralaus pykčio ar dar kažko, o mes Lietuva, nu, mes tiesiog, mes orientuojamės į vakarų valstybės, nu, tipo, mes žiūrime Ameriką kaip į pavyzdį. Tai dėl to pas mums yra natūralu žiūrėti UFC kaip į pavyzdį, bet mes kažkaip užmirštam ir mes kažkaip galvom, kad tik UFC egzistuoja kažkaip, žinai. Mes Lietuvoje, kas su koviniu sportu, visi galvoja, kad UFC, nu, tipo, yra viskas, žinai. Bet sakau, tada yra tokie dalykai, kaip, žinai, One FC Azijoje, tikrai pirmaujantį, ta prasme, ten One FC, ta patys Hun Khmer, ten yra nežmoniški pinigai, ten žmonių susirenka, nu, crazy, tipo, po 5 gabalų renkasi, tipo, į stadionus, tipo, pasižiūrėti. Tai Hun Khmerai yra tada Myanmaras, tas pats su savo Lietvėjaus taisyklėm, ten dar kita sporto šaka, žinai. Tas pats Muay Thai, Tailandė. Tai kai tu nuvažiuoji ir išeini iš to burbulo, tu supranti, kad biški ir kitaip yra, žinai. Ir tenais tų pinigų yra, žinai. Tipo, tai irgi, atsakau, ar tą stavkę pakelia? Jo, mes tiesiog tokia karta esam ir tokioje šalyje gyvenam, kur, žinai, mes paremti tuo tokiu crazy turiniu, mums reikia kažko radikalaus, kad mūsų užvestų. Ir čia suprantama, nes mes neturim tradicijų į kovinį sportą. Tai, nu, simple as that, žinai, tau bus sunku, nes mes turim per mažai žmonių, kurie supranta apie kovinį sportą, kad jie ateitų pasižiūrėti tiesiog kovinio sporto. Tu dažnai sakau, labai žmonės nesuvokia, kuris laimi, kuris pralošia, žinai. Ir mes aplamai turim tą mindsetą, kad, tipo, tas, kuris laimi, okei, tas, kuris pralaimi, lievas, žinai. Nors, nu, tai realiai taip nėra, žinai. Kartais tiesiog stilius sužaidžia kovą, žinai, ar tais tiesiog, žinai, ten tam tikrais taškais apžaidė, bet tarkim tas, kuris pralošė galbūt visą kovą, ėjo į priekį ir, žinai, spaudė, mušė, dar darė, tai vat, kažkaip mes, sakau, labai orientuojamės į vakarų valstybės, tai bet čia kiekvienas renkasi savo ir aš tikrai nesakau, kad, žinai, ten tas ar tas yra blogai, žinai, ar ten trash talkint, ar dar kažką daryti yra blogai. Nu, sakau, tiesiog kiekvienas savo pasirenka ir čia jo esmė rinkti, žinai, kur man tai tiesiog nėra priimtina, aš dėl to galbūt ten iškeliu tą temą, žinai. Bet aš nesakau, kad ten, žinai, ten Rimkus ar kiti kažką daro blogai. Tai tiesiog ne mano tema, ne mano puodelis arbatos, žinai, yra paskis not my cup of tea, žinai. Tai ką, ar matai mažiau Lietuvoje kovojant dėl šitų priežasčių ir labiau vat, rytų valstybėse, ne, tenai, kur Azijai, kur tas sportas yra kaip mums krepšinis, kaip religija, ten toks atsidavimas ir žmonės eina taip, kaip pas mus į kažį. Jo, vienareikšmiškai, sakau, pirmą kartą taip save pastebėjau, kad ką aš čia darau, kodėl aš, žinai, tipo, pirma kova, iki tol taip, tipo, gerai, bet sakau, pirmą kartą kažkaip save va, taip pagavau, kad what the fuck, žinai, ką aš čia darau, žinai, nes dabar Tailandė kovau Pečbunčo stadione, tai yra geriausias pietų Tailando stadionas, žinai. Ir ten irgi crazy experiences, ten mums, pavyzdžiui, aprengė, žinai, su Muay Thai šortais ir tu su priešininku
į mašiną susadina tave, į mašiną tipo pick-upą, žinai, ir pick-upą bagažiniai, tipo, va čia būtų kėdė ir aš, ir mes vieną kitą susirėmę su to priešininku, mus tiesiog vežioja po miestą ir tipo promina, žinai. Iki kovos. Jo, kovos. Ir žinai, ten tave sustato, išneša ir tu labai tą gerą santykį netgi su to varžovu turi. Ir šiaip, pavyzdžiui, Tailandė, vat ką aš kalbu apie tą, pavyzdžiui, norėjimą nužudyti varžovo. Niekad gyvenime nepamatysi 5 raunde, tipo Tailandė, kad ten kažkas žiauriai plėšosi. Ten yra tokia taisyklė, tokia nerašyta taisyklė, kad tipo, po 4 raundų, ten jeigu viens, tipo, jie jau ten tarpusavį žino, kas laimi. Ten yra skirtinga taškų sistema ir jie žino, kas laimi. Ir po 4 raundų jie jau žino, kas laimi, kas pralošia. Ir tas, kuris netgi, ir 5 raundą jie dažniausiai nebekovoja, jie ten išeina. Pašoka, pasisveikina dar. Jie tiesiog vaikšto 5 raundą. Tai jeigu 2-2? Jeigu 2-2, nebus 2-2. Žinai, dėl ko, nes 1 raundą visada lygiosios būna po Tailandė. Kodėl? Nes tai yra apsižiūrėjimo raundas. Skirtingos taisyklės. Tiesiog 1 raundą, nebent tu padarysi knockdowną, bet šiaip visada lygiosios bus. Visada. Teisėjai sakė, va taip, tiesiog va taip surašo, tiesiog tipo, kad lygų. Nieka nėra. Tai 2, 3, 4 raundas, tipo, pas jo žaidžia. Tai 5 raundą dažniausiai, sakau, niekas ten nekovoja. Ir ten labai dažnai baigėsi vidury raundo. Tiesiog, tipo, pusę raundo praeina ir sumuša gongą. Jo, aš pirmą kartą žiauriai nesupratau, tipo, išeinu kovoti ir ir tailandietis, tipo, 5 raundė jau atsitraukė, tipo, ir kažką daro. Tipo, atsitraukiau, biškai toks pavaikščiau irgi. Pum, sumušė gongą. What, galvočiau, tipo, jau 3 minutės praėjo. Žinai, ir po to atsisukau įrašą, žiūriu, ten po minutės 10 praėjo, jau, tipo, sumušė gongą, žinai. Tai va, tiesiog, tai va irgi tai parodo, kad, žinai, o jie dėl ko tai nedaro, kad tiesiog nežalot savęs viens kito. Aš jau pralošiau. Jis dažnai kovoja. Jo, aš jau pralošiau kovą, aš dažnai kovoju ir dabar varyt plėšyti, žinai, tu tipo, pralošiau kovą, žinau savo klaidas, grįžta į salę ir dirba ant to, žinai. Ir va, sakau, tai tiesiog kitų šalių tiesiog skirtumai, nes ten, sakau, ten laimėjimai, pralaimėjimai tiek nežaidžia, kiek pas mus, žinai. Pas mus, sakau, yra tas, kad tu pralošiai, tai tu jau lieva, žinai, tu laimėjai kietas. Ir tiesiog... O kaip tau pačiam? Man, pavyzdžiui, iš esmės svarbu, tipo, ką aš parodžiau per tą kovą, žinai, kur aš patobulėjau. Aš kartais geriau pralošiu, bet aš ten, tarkim, žinosiu, kad, aš sudirbau ten ties tuo dalyku ir aš jau ten neblogai toj pozicijoje, žinai, dirbu. Ir va, iš esmės, tas laimėjimų nelygų. Nu, tai tu laimi. Dabar jūs man pasakykit, ką laimėjimas Lietuvoje man duoda pasauliniam lygiai? Nu, nieko. Nu, Rimkui davė, kodėl, kad jisai laimėjo jo, per tą šou. Jis yra vienintelis pavyzdys, nu, tipo, tiesiog žiauriai daug atsitiktinumų. Tuo metu, kodėl jį paėmė į One Championshipą. Nu, tipo, tikrai ne dėl to, kad jie ten stebėjo, žinai, ar ten dar kažką. Paliskilo. Jo TikTokas žiauriai popino vienas, ten nežmoniškai popino, tipo, ten vos ne arti 1 milijono laikų, tipo, ten žiauriai, nu, tipo, aš nežinau, laikų gal meluoju, bet žiauriai daug peržiūrų buvo vienas TikTokas. Aš atsimenu, jo. Po to ir tuo metu One Championshipas norėjo perimti kickbokso rinką. Ir jie visus pasaulio 71 kg kovotojus rinko, nes darė Grand Prix. Ir jiems reikėjo tiesiog, jie padarė Grand Prix 8-tuką, jo, man rodos 8-tukas buvo. Ir jie tiesiog rinko atsarginius kovotojus visus. Nu tai tiesiog čia daug atsitiktinumo lavina, žinai, kuri tipo, o jeigu mes imam plačiau, žinai, tipo, tai kas dar pateko į One Championship ir dėl ko pateko One Championship, žinai, buvo toks Davidas Danila patekęs One Championship, nes jis gyveno Tailandė, jis kovojo už tam lygį Tailandė ir ten to klubo owneris buvo, ten gerus santykius turėjo su One Championship, dėl to pateko, tai manau, tokių atvejų kaip Dovydas, tai, nu, tipo, čia vienas iš 100 000, žinai. O tau yra baimės lipti ringą, ar ne? Jo. Vakar kaip tik šnekėjau, tipo, sako, bet jūs sako, turėtum būti sutvarkęs. Ne. Tai jau čia niekada nedingsta toks dalykas. Aš nežinau, gal kitiem dingsta, aš esu kalbėjęs, tipo, sakom, man tai dingsta, žinai, nu, sakau, gerai tau gerai, pavydžiu tau, žinai, nes man tai yra ir blogos mintis ten, kad tave nukautuos, kad mane išjungs, kad aš galiu netgi mirti, tipo, nes tu suvoki, nu, tipo, aš tai bent jau adekvačiai mąstau, tipo, aš suprantu, kad aš, nu, galiu likti invalidas, pavyzdžiui.
Nu, tipo, yra tokių atvejų buvę, kur ten lieka invalidais, lūžta kojos, ten dar kažką. Ir, nu, aš tai tų blogų minčių turiu, žinai. Bet jos kikina prieš lipant į ringą, būtent ar į ringą? Nu, tai kovos diena visą, žinai. Jau kai tu eini į ringą, tai tu supranti, kad tu niekur nesidėsi, žinai. Jau toks būna tokiam skrydžio momente, nežinau, kaip iššoki iš lėktuvo, nežinau, kaip šoktum iš lėktuvo, kai tu supranti, kad jau krenti, žinai, tai tu krenti, jau viskas, jau tada tai kitokios mintis, bet šiaip prieš lipant į ringą, ten va tą kovos dieną, tai man tai tikrai yra minčių, žinai, daug ir tų blogų žiauriai minčių, bet kažkaip, va man tas irgi susitvarkymas tom blogom mintim, žinai, kad tu atrodo, nu, žinai, tą dieną tai tu galvoji, nu, ble, turnius, ką tu čia darai, žinai, tipo, what the fuck, ir tu vis tiek perlipi per save, tai irgi toks, žinai, man tada aš toks, nežinau, džiaugiuosi už save, žinai, kad, okei, perlipi, bet niekur nedingsta, aš turiu jau ir sakau, ir muitai, kickbokse, kovų, bet kur lipant vis tiek yra baimė. O tas pati tradicija muitai ir tie prieš kovą, tie ritualai visi nuramina, ar įeini į tokį zoną kažkokį? Jo, man džiauriai gražu. Ir va vėlgi, tipo, aš ten Lietuvoje vieną kartą šokau. Ir tada jaučiu gavai fisdaką, nes... Šokėjas, prisišokai, karodžia. Nereikėjo šokti, ne to šokio pavargai, belė kaip. Nu, žinai, what the fuck, žinai. Ir nieks nesuprato, ten, tipo, aš pamenu šoku ir žiūriu visus, ten visi, tokia, nesupratė, kas čia, žinai, vyksta. Nes mes įpratę, žinai, ten tas čia yra vaikrų, tipo, čia šokis yra savo treneriui, savo mokytojui. Okay. Savo mokytojui. Tu šoki ne kažkam, bet savo mokytojui, tu dėkoji už tai, kad jis tave moko šito meno, žinai, čia kaip atsidėkojimas. Čia yra tradicinis Tailando šokis. Netgi, kai renka, tipo, ten, tipo, tailandietę, vienas iš kriterijų būna jo šoka vaikrų. Tai jos ten visi moka, žinai, ir ten kuo gražiau, kuo plastiškiau, žinai. Tai vat, bet Tailandė ir šoka ten vos ne 5 minutės, jaučiu tu... Vos ne 5, būna 15 šoka. Būna 15 šoka. Jo, jie nedaro apšilimo. Jie tipo įsitepa, būna ten jau ten tipo tikri taicai, tai jie, ar tie, kurie daug kovoja, ypač labai religingi taicai, tai jie įsitepa aliejum to savo, užsimeta pirštinės ir jų apšilimas yra tas vaikrų. Ir jie ten būna kai kurie tipo 10 minučių, 12 šoka. Vat jie esu su vienu kovos, kuris tipo 10 minučių šoko. Nu, tai ten ramiai savo pasidaro, ten kokius 3-4 formas to vaikrų, žinai, sušoka. Ir jie niekur neskuba, tipo, jiems ten gražu, bet čia daugiau toks religinis dalykas. Kai kurie, žinai, ten netiki ir jie ten labai greit sušoka, žinai, pam. Arba jeigu ten jau televizijai kovoji, tai kartais pyksta ten, aš esu girdėjęs, kad, tipo, nešokit džiauriai ilgai, žinai. Bet šiaip tuose Real stadionuose, ten Omnoj, Channel 7, Pečbunča, visi šoka ir ten turi šokti, ten jau tokio nėra. Tipo, čia... O tai tau prieš Arną, kai kovojai, tada šokai, nu, ilgiau, o dabar prieš Didiką trumpiau, tai dėl to, kad jie pasakė, ar pats pajutai, kad... Ne, pajutau, kad čia niekas nesupranta, tai aš, žinai, šoksiu ir po to kažkaip. Nežinau, kažkaip, kai darai kažką ir jauties kažkiek neįvertintas, tai tipo, kam, žinai, tada kam daryti. Bet aš tikrai, aš turiu visai gražų vaikrų, nes aš šiaip trumpai muitai esu, tipo, žiauriai trumpą laiką muitai esu ir tikrai gražų vaikrų turiu palyginti, nes man, sakau, sekėsi šokti. Sekėsi šokti, tai jo, mano pirmas treneris, Pajaki, mes su juo gyvenom kartu Pukete, tai jis irgi labai gražų vaikrų turi, tai jis mane ir mokino, tai aš šoku pagal jo vaikrų, nes yra labai skirtingų formų, nerealiai daug skirtingų formų ir ten yra, wow, kokių ten, kur nesuprasi, ten kai teatras atrodo, ten yra toksai, kad tipo, jis prieini prie varžovo, įsitrauki kardą, tipo, žinai, įsidedi atgal, netinka, tipo, tada įsitrauki, tipo, bazuką, žinai, toks kai teatras gaunasi, nes ir tikrai gražu, ten, pavyzdžiui, RVS-as yra, ten Radžadarman stadium, žinai, seniausias muitai stadionas, tai ten šoka ir jie ten tokių crazy turi. Man asmeniškai tai gražu žiūrėti, bet sakau, aš suprantu žmonės, kodėl jiems neįdomu, žinai, jau kovų pažiūrėt, kraujo pažiūrėt, čia staipusi, tipo, žinai. Bet vad ir kuom skiriasi pagrindė tada Lietuvos kovos menų kultūra ir užsienio, rytų gal labiau. Ne, tai rytuose yra visos tos tradicijos, tokia gilesnė, bet šiaip įdomu, pavyzdžiui, gali palyginti ir treniruotės, ir sparingus, ir pasiruošimą, ir trenerių darbą, ir šiaip,
kas veža, žinai, sportininkus Lietuvoje, vat, siekti aukštumų tam sporte ir kas veža tenai. Jo, tai didžiausias skirtumas tai yra, kad mes labai komerciškai tipo, bandom tapti, žinai, tipo, ir tai suprantama, nes iš esmės tas, kas organizuoja tą kovinį sportą, tai yra verslas. Ir irgi labai didelis skirtumas, dėl ko aš negaliu pykti, žinai, kad ten kažkas treštalkina, nes valstybė neremia jokių ten tų organizacijų. Tailandė tos aukščiausius lygius ten, tipo remia valstybė, žinai, ten Thai Fights, ten tuos kurčakus, ten remia valstybė didžiuliais pinigais, tipo. Tai ir suprantama, kad jie tada, žinai, gali nedaryti to šou tokio didelio dar kažko, ten ir tas tradicijas puoselėti toliau, žinai. O čia Lietuvoje, bet kas nori pradėti, tipo, organizaciją savo, tu turi žiūrėti tai kaip verslą. Nu, tipo, jeigu ten, aš galiu pykti, žinai, kad, tipo, čia visi, nežinai, daro treštolką ar šou, žinai, bet jei nebus šou, neįsijung žmonės ir tada organizacija kenties, tai organizacija irgi reikia to, žinai. Tai tiesiog, va, toks skirtumas, kuris, nežinai, nuo organizatorių irgi priklauso, žinai, jis nepadarys, kad, žinai, čia valstybė mokėtų pinigus organizacijai. O treniruotės, mes Lietuvoje galbūt labiau mokslu tikim, tenais labiau tiki tiesiog juodų darbo. Simple as that, tipo. Ten tiesiog juodas darbas, ten jokio stebuklo nėra. Ten, kai nuvarai, tai kai ten nuvarai, tu supranti, kad tipo, jokio stebuklo nėra. Kad jie treniruojasi, tipo, pas juos yra toks mindsetas, jeigu tu nemoki spirk 10 000 kartų į maišą, viskas. Simple as that. Tipo, mes tai ten bandom, žinai, čia reikėtų tokių kampų iškelt, čia galbūt, jeigu klubą labiau užsuktum, ten gautųsi ten tas. Ne, jie tiesiog, tipo, stok, muš 10 000 kartų į maišą. Ir tada spirsi gerai, žinai. Bet nesakyčiau, kad tai yra irgi geriausias variantas, nes ten visi baigia karjerą 28 metų. 28 metai ten out yra, nes jie ten nuo 8 metų ir ten yra baisi monotonija. Dėl to, kad atsibosta ir sustrumuoja. Sustrumuoja, kūnas nebetlaiko, tu įsivaizduok nuo 8 metų droži tą patį per tą patį. Ir jie nesupranta tokio dalyko atsistatymo, ten nežinau, ten mobilumo treniruotės, dar kažką, žinai. Ne, prieš trefkę bėgi valandą laiko. Ten kaip metas svorį, mes tai čia, mes pagal mokslą metam, žinai, čia druskas nuiminėjam, laudinam vandenį, ten, žinai, koks mokslas yra. Šauni ryžių 100 gramų, tipo valgai ryžių, tada užsidedi sauno kostiumą, prie 38 laipsnių, tipo bėgi valandą laiko, treneriukas supirda iš galo, tipo, žinai, varinėje, tada tave kiša į pirtį, tipo. Į pirtį, iškiša iš pirties vėl, į pirtį iškiša ir svarbiausia, žinai, labai svarbu skyšių neduoti organizmui, kai išvarinėjai. O jie, ten, pavyzdžiui, aš mečiau, toj peržbunčiui svorį, tipo, numečiau svorį, o tai atsigerk vandens, sakau, ne, tai aš jau geriau kažką suvalgysiu, negu atsigersiu, tipo, nes sakau, man iškart kūnas kaups tą vandenį. Jie ten tokių dalykų nežino, tipo, jie ten, nevalgyk, bet va, atsigerk vandens, tipo, sakau, ne, tas vanduo tai bus negerai, žinai. Tai jo, pas juos nėra tokio per daug per mokslo pusę, tiesiog juodas darbas, tipo. O kiek svorio tas metimas prieš kovą yra, nu, ir psichologiškai paveikintas dalykas, nes, nu, ypatingai jeigu tu kovoji, ten, nežinau, labai didelį svorį reikia, tarkim, nusimesti, to vis tiek, nu, kerta per smegenį iš jų toks dalykas visai ir nėra visiškai jokio. Kažkiek, manau, kiekvienas skirtingai, žinai, tipo, reaguoja, tai, pavyzdžiui, Dovydas tikrai sunkiai meta svorį. Tikrai žiauriai. Ir iš tikrųjų tai yra žiauriai pavojingas dalykas, daug kas nesupranta, mes matom tik tą kovą, žinai, bet realiai tai, nu, irgi pats sunkiausias dalykas, man asmeniškai, tai yra svorio metimas, tai yra tikrai žiauriai sunku ir tu turi tai labai atsargiai daryti, nes tu savo kūnai nuolat į stresą ir kaip pagalvojus, aš tai darau nuo 13 metų. Kad jums suvokti, aš niekad gyvenime, aš visą gyvenimą lipu ant svarstyklių, man, kai žmonės pasako, aš nesisveriu, pusę metų jau. Ką, aš nuo 13 metų, bet kada manęs paklausė, žinau, kiek aš sveriu. Aš nuolat žinau, kiek aš sveriu, ten plius minus pusę kilogramos paklaidą galiu pasakyti, bet nuolat žinau, kaip sveriu, nes tu nuolat svorį prižiūri. Ir nuo 13 metų aš metu svorį, ir ten, žinai, keičiasi, aišku, 13 metų ten tiesiog nevalgydavai, žinai. Ir man tai, pavyzdžiui, net neatsiema, atrodo neatsiemas gyvenimo dalykas, žinai, kad tu kažkada turėsi toj pabadauti, žinai, toj kažkada reikės mes svorį. Ir tai nuo 13 metų vyksta. Bet jo, esu matęs, kur žmonės sugadina organizmų, žinai, su šito dalyku. Nes
čia šiaip labai širdžiai yra didelė apkrova iš esmės. Nu, širdžiai, galvai, jo, ir būna kartais tie nokautai, žinai, tu prasileidai, atrodo paprastas smūgį ir ten būna krenta žmonės tik dėl to, nes tu visiškai, žinai, iš savo kūną išvarai skyšius dar ką ir tiesiog galva, tiesiog nervų sistema tiek nebeatlaiko, žinai, ir krenta į nokautus. Dėl to Tailandas dabar, pavyzdžiui, keičia ir jie daro sverimus tą pačią dieną. Ta pačią dieną, kai kovoji, tai tu nebegali tik tipo manipuliuoti svoriu, žinai. Tai ten jau nebegali, tipo, aš pavyzdžiui, nebegalėčiau ten, nežinau, 65 kovoti, nes tiesiog, man būtų visiška žopa. Tipo, tai jie bando tą sustabdyti ir daro tą pačią dieną sverimus. O bet tai kodėl, pavyzdžiui, Lietuvoje arba, nežinau, taip čia Amerikoje nedaro tos pačios dienos sverimų? Tai jo, tai pavyzdžiui, One Championship iš vis daro dar, tipo, dehidratacijos testą. Jie daro vieną dieną prieš, bet ten yra dehidratacijos testas. Tai azijiečiai labai žiūri šitą dalyką kitaip, o mes, mes žiūrime UFC, mes žiūrime vakarus, jie ten daro tos didžiulius weight cutus tam, kad kažkas kristų nokautą. Tiesiog daugiau šau, žinai, kažkas dehidratuoja, kažkas turi didesnį svorį. Ir tiesiog dėl šau, dėl kažkokio, nes nei vienas mes nesveriam tiek, kiek sveriam sverimų dieną kovos metu, žinai. Nieks, nežinau, turi būti bepratis, kad tu tipo tiek, kiek sveri, tiek ir kovotum. Tu turi būti crazy. Vat, yra pora žmonių, Narauskas, kuris kovos su Dirkšiu, tipo, ar ten Pultaražinskas, kuris prieš Dovį. Jie yra turbūt dviese, kurie crazy, tipo, jie kiek sveria, tipo, tiek kovos, žinai. Bet tai Narauskas visą laiką taip, ar jisai, kadangi Dirkštys didesnis? Ne, kadangi Dirkštys didesnis, jo. Nes jis šiaip anksčiau tai 71 kovodavo. Nu, šiaip žiauriai didžiulis čiūvas už 71. Aš kaip pagalvojau, už 71 reikėtų kovoti su Narausku. Blia, jis koks didelis, žinai. Bet šiaip tai jo. Ir dėl to, žinai, sako, o kam tu meti svorį? Kovo kaip tu, žinai, kokiam svorį sveri, žinai. Nu ir aš tada galvoju, aš šiaip sveriu apie 74-75. Jeigu dar gerai pavalgau, tipo jau atsileidžiu, kaip nors 7-7 būna, žinai. Ir aš kovočiau tokiam svorį. Už 77 kovoja Matas Cebuliauskas, kuris numeta svorį nuo 92 kg. Tai, tipo, tai čia būtų, žiauriai nesąmoninga. Tai čia tiesiog irgi part of the game, žinai, tas svorio numetimas. Bet aš nėra, kad katinu labai daug. Šiaip dabar bandau prisižiūrėti jau mitybą. Ir, pavyzdžiui, dabar nėra daug likę pas mane jau kilogramų. Okay, jo, nes aš tiesiog, žiūrėdavau tam visus, kad ir UFC tos weight cutus, man tai ten atrodo tiesiog kaip viena didelė agonija ir kur žmonės, realiai matai, kad weight cut ateina, tiesiog yra visiškas kaulas belikęs iš žmogaus atrodo. Taip, ir realiai tai taip ir yra. Šiaip galbūt gražiai šneku, bet taip realiai yra, taip pat tu kenti tiesiog. Tiesiog kenti, tu dehidratuoji savo kūną ir ten ta paskutinė diena, tai žiauriai crazy būna. Savo kūną pastatai nežmonišką stresą, žinai. Ten kišėjai tas vonės į pirtį, žinai, kur tu parą laiko negėrės. Dar, žinai, jeigu tai būčiau pavalgęs ir ten lyščiau, tai, žinai, vonės, pirtis, tai būtų chill, žinai, tipo, galiu pakentėti čia tas 2 valandas. Bet reikia suprasti, kad tu ten, tipo, būni nevalgęs jau kokį 3-4 savaitės tu esi ant, žinai, low calorie dietos. Tu karpsų mažai, o ten tą paskutinę parą tu iš vis, tipo, nei valgai, nei geri. Ir tada dar lendi tas vonės ir pirtis. Tai yra žiauriai, jo, labai lengva palpti. Iš tikrųjų, jeigu tu gerai nesupranti to dalyko ir tu meti daug svorio, tai čia greičiausias būdas sužaloti savo kūną, sugadinti. Va, pavyzdžiui, Rimkus ir yra sugadinęs savo visiškai hormonus su tai svorio metimais. Jis darydavo 71 One Championshipui. Ir tiesiog, jis ten žiauriai radikalią dietą turėjo, radikalią dietą ir tiesiog perspaudė savo organizmą. Ir sakau, jis dabar ten kartais tokius skaičius pasiekia, kur, kaip žinai, taip šokinėja, tipo, kad suprasi ir čia, tipo, 20 kg skirtumas pas jį vaikšto. Tai suvokė, ta prasme, kaip kūnui. 20 kg pasimkit gyrą ir tipo, tu supras, kad tu nuo kūno tiek numeti priaugi. Ant kiek tai yra žiauru, stresas kūnai. Man įdomus vienas momentas yra ir šiaip tavęs klausant dabar, tai ta rytų kultūra, kurią atradai, šiaip prieš kiek laiko išvažiavai pirmą kartą? 20, bijau meluoti, 22 metais, tik tai, 22 metais irgi, crazy istorija, tipo, niekad gyvenime negalvoju, tą Tailandą važiuoti ir aš vis iš muitai kovotojų žvengdavau, nes jie turi savotišką judėjimą ir tokį. Ir jie taip lėtai juda, žinai, Ir aš vis tai žvengdavau, tipo, bet tuo metu žiauriai hardcore'inau su mokslais. Aš irgi vėlgi, aš jeigu neturiu tikslų sporte, aš kažkur kitur tada įsikeliu tikslus ir aš turėjau tikslą, aš įstojau į studijas
ir turėjau tikslą patekti nemokamas studijas, nes aš mokykloje gan prastai mokinausi, nu, taip, baigiau tikrai prastai ir ten nebuvo šansų, kad aš į mokamą patekčiau. Ir plus, biologijos nesimokinau nuo 6 klasės. Visiškai nieko nesimokau, mano mokslai yra visiškai paremti biologija ir tipo, man pirmam kursė buvo anatomija. Ir man buvo okei, ar aš galėčiau patekti nemokamą. Ir aš ten žiauriusi hardcore'inau su anatomija, tipo, nesveikai. Ir realiai aš perstavau nemokamą. Ir tais metais mes iš grupės tik tais 2 išlaikėm anatomiją, dar su vienu čiuvu, aš ir dar vienas čiuvas, ir aš aukštesnių balų dar išlaikiau. Nu, tai va, irgi, tiesiog irgi sunkus darbas kažkoks, žinai, ir savo vėl įrodymą, žinai, kad tu gali bet ką nueiti, kur kažkur tiek laiko nebuvo ir tu vis tiek gali padaryti tą dalyką. Tai, bet buvau žiauriausi hardcore'inės to dalyko ir man parašė vienas džimas iš Tailando, ten ten žodžiu, per pažįstamus parašė, kad galiu atvaryti, duoda kambarį, duoda trefkės nemokamai. Koks jums tikslas? Kad pas juos pakovosi? Jo, kad kovosi už jų klubą. Nu, jų tikslas yra, žinai, irgi turėti kovotojų, žinai, kurie po to duoda dalį nuo savo kovų, žinai, 30% duoda. Ne, 25 buvo sutarti, jo, 25%. Ir jie, žinai, jeigu mato talentą dar kažką, jie tiki, kad tu ten išeisi gal į aukštą lygį, žinai, aukštam lygiai jau tie 25%, tai visai žaidžia. Ten, žinai, kai tu 300 eurų už kovą gauni, tai gal jam ir neapsimoka, žinai, žiauriai. Bet irgi ten, populiarinį klubą, jeigu klubas turi daug kovotojų, žinai, tie patys komerciniai klientai nori, žinai, atvaryti tada labiau. Tai jo, aš turėjau 1000 eurų sutaupęs, tipo, all I have, tipo, buvo tuo metu štuka. 1000 eurų. Ir aš toks net negalvodamas, kada, kuo gali greičiau, pasižiūrėjau bilietus ten už 5 dienų, pasiėmiau bilietus taip ir išvariau. Ir žiauriu, nes aš atvariau, aš ten vos beveik pusę pinigų išleidau ant bilietų ir ant bilietų atgal neturėjau. Ir tipo, aš supratau, kad man reikės ten būti, sukovot, kad aš tipo, iš vis užsidirbčiau ant bilieto atgal. Nes aš ten, žinai, ant maisto vis tiek tu turi įsileisti, žinai, motoroleris, dar kažkas. Tai jo, ir aš tenais realiai vienas buvo, nes mes atvažiavom su Dovydu. Bet Dovydui nepatiko tam klube ir jis išvarė į kitą klubą po savaitės. O mūsų tikslas buvo, galvom, nu va, 2 būsim, žinai, ir jisai po savaitės išvarė, 1 paliko mane, žinai, taip. O jis turėjo pinigų tuo metu varyti kitą klubą, žinai, tam pabandyti kitus klubus, o aš sakau, nu, senis, sakau, aš neturiu tokios galimybės dabar, taip, varyti kažkokį kitą miestą, į kitą klubą ir ten gyventų, žinai, ten 700 eurų mėnesį. Aš dabar turiu 500 eurų tik tais likusių, žinai. Tai jo, bet buvo turbūt vienas geriausių experience'ų, tipo, žinai, vienas kažkur esi, gyveni, ten po to su tokiu tailandiečiu savo treneriu gyvenau vienam kambarį, žinai, tai irgi labai savotiškas. Ir jo, tuo metu ten sukovau pirmą kovą savo, užsidirbau pinigų biškį atgal ant bilieto ir tada grįžau. Ir nuo to laiko irgi žiauriai juokinga istorija, kad aš grįžtu į Lietuvą su 0. Bet visiems jau sakau, kad žiemą varysiu atgal į Tailandą, nors 0 turiu. Ir žinok, jau ten visiems pasakiau, kad gruodį varysiu. Ir ten lapkričio mėnuo ir, žinokit, nieko neturėjau. Ten, tipo, sustaupęs buvo gal 600 eurų, žinai. Ir, nežinau, sunku pasakyti iš kur, bet ir aš išvažiavau tada su 2 biudžetu negu pirmą kartą. Ten 2000 eurų. Vėl grįžau, vėl su 0. Ir vėl aš visiems prisibazarinu, sakau, varysiu, tipo, vėl atgal į Tailandą. Ir kitą kartą varau vėl su 2 biudžetu. Nu, tiesiog, kažkaip. Toks gal kvailas sutapimas, bet jo, yra toks sutapimas su Tailandu, kad kas kart, kai išvažiuoja, kažkaip su 2 tenais grįžtų. Tai buvo biški pykčio, kai paliko tave Dovydas vieną tam klube, ar ne? Ai ne, aš šiaip sakau, moku su savim būti. Tai man, galbūt, žinai, tu tiesiog vieną planuoji ir čia dabar, žinai, vėl bus visiškai kitaip, žinai. Bet kažkiek jo, pikau. Tuo metu, žinai, atvarėm, žinai, žadėjom būti 2 ir čia dabar taip, žinai, tipo, išlėkė, vienam reikia būti. Bet sakau, tokie kažkokie blogi pykčiai ten, dar kažkas, išėjo geras, sakau, tai yra vienas įdomiausių experience'ų, žinai, kur tu visiškai nesitikėjai, tu visą laiką Lietuvoje, dar kažkur iš vis apie tą Muay-Thai negalvojai ir tu dabar gyveni su tailandiečių kambarį, žinai, sumestas ir tu, žinai, varai Muay-Thai. Čia žiauriai crazy. Man įdomus momentas yra, šiaip tavęs klausant daug pamokų ir daug tave kaip asmenybė suformavo tas Tailandas, šiaip Azija, ta kultūra, kaip jie mato sportą, gyvenimą ir visą kitą, nu, bent jau taip jaučiasi iš to, ką dabar sakai.
Bet buvo toksai momentas, kur Tailande kovojai ir aš ten tiksliai neatsimenu detalių, bet kur tyzino, ten nepagarbiai su tavim kažkaip elgėsi priešininkas ir tu ten gerai atlesiai. Bet po to gailėjais ir kritikavai labai save, kad pratrūkai, kad nesusivaldėjai. Ir man čia toks įdomus momentas yra tarp, kai lygini kultūras Lietuvoje, tai čia būtų kažkas, dėl ko būtų visi sakę, maladėt, įrodėjai, padūchinai, jisai mandravoja, tai nuleidai ant žemės, ir tave preizintų, o tenai, nežinau kaip aplinka, bet žinau, kad pats save smerkiai dėl to. Man labai treneriai pyko ant mane, sako, ką tu čia sako, ble. Nes tai, juokinga irgi istorija, aš atvariau kovoti, ten jau irgi, bet antrą kartą, kai variau Tailandą, blemba, mane užpuolė žiauriai infekcijos. Aš atvariau su tuo planu, kad aš kovosiu ir užsidirbsiu ant kovų, žinai. Ir blemba 2 mėnesius kabėjau ant infekcijų, ten beveik jau pinigai eina į pabaigą, man tiesiog reikėjo kovoti. Ir aš pamenu, tik man susiuvo paskutinę infekciją, sakau, rašyk penktadienį kovą treneriui. Ir aš nuvariau, ir ten turėjo būti visai big fightas. Mano varžovas tiesiog netvarė ir ten taip, o ten tai vyksta, žinai, jeigu netvaro varžovas, bet aš atvariau ir jie sako, norim, kad jis kovotų, jie taip išėjo, sako, kuris norit kovoti, vos nežinai. Ir į auditoriją? Jo, ten tarp trenerių pažįstamų ir ten toks girtas tailandietis, aš, žinai, ir aš kovojau su girtu tailandiečiu. Bet jisai turėjo backgroundą kažkokį kovos? Kažkur kažkada kovojęs, jis ten treneriu dirba, kaip supratau, bet kažkur kažkada kovojo, tai realiai kovojau su visišku civiliu, žinai, kuris buvo girtas tuo metu ir išėjo į ringą, žinai. Ir aš jį išjungiau antram raundui, žinai. Ir aš ten nusilenkiau jam ir ten bum, kažką, žinai, man ten per galvą. Bet jis tiesiog girtas buvo, žinai. Dėl to treneriai ir pyko, sako, tu dabar čia sako, čia pykstas kažką, ten, žinai, dar kažką, kai jis tiesiog, sako, jis tiesiog girtas. Ką tu čia bandai, sako, įrodyti, jis tiesiog girtas. Tai jo. O tai ką tu, dabar, kai žiūri į visą šitą situaciją, kaip tu turėjai elgtis pagal, nežinau, aš manau, kad tu turi daryti tai, ką tu manai, kad yra gerai, nusilenkti, viską trenkia per galvą ir okei, žinai, ten dar kažką nekelti, bet aš ten, žinai, kažką papikau, dar kažką. Ne, bet tai, dabar jeigu blaiviai žiūrėtum, vėl grįžtum į tą patį tašką ir kovos metu, ką tu reiktų daryti, neišjungti. Kovos metu, pažaisti. Okay. Kam aš ten išėjau, man trūksta minučių ringė ir aš ten einu iš visų jėgų, jungiu kažkokį girtą tailandietį, what's the point, aš išjungiau jo ir ten jam krūvina, ten praskeltų ant tokių akim, žinai, bet ką aš išlošiu už tos kovos. Dėl to, ką ir prieš tai sakiau, laimėjimas nėra lygus geram dalykui visada, žinai, gerai, aš laimėjau tą kovą, ką aš iš jos pasisėmiau, lygiai nieko, nieko, aš tiesiog išėjau pasimuš kaip į gatvę su girtu kažkokio civiliu, žinai, kuris atėjo dėl pinigų, žinai, jam ten pasakė, duos 5 štukas batų, tai okei, varysiu, žinai. Ir aš galėjau pažaisti, aš galėjau atidirbti dalykus, kurių nemoku, žinai. Galėjau padirbti tam pačiam klinčią, kuriam aš esu visiškas, žinai, nieko nemoku. Bet aš, žinai, išėjau ir jis ten kažką, žinai, aš rodysiu, kad esu kietesnis. Aš buvau ten 5 galvom kietesnis, žinai, aš galėjau tos 5 raundus, žinai, gražiai pažaisti, atidirbti savo dalykus ir daug daugiau išsinešti iš tos kovos, negu aš ten, žinai, sakau, atėjau, išjungiau ir kas iš to. Bet neliečiant, čia ir įdomus momentas, nes, sakau, gal Lietuvoje treneriai, ne tai, kad nebūtų nieko sakę, bet būtų, maladės, nuleidė ant žemės, bet man ir įdomus momentas, toj rytų kultūrai, kurioje nemažai praleidė laiko, kokias pamokas įsinešė, kurios nėra, su kovom susijusias, dabar, kaip pasakei, jo, galėjau pasižaisti, galėjau ten dar kažką, bet tave kaip asmenybė, kaip formuoja ir kokias pamokas ten gauni, kurias, po to kituose gyvenimo aspektuose galbūt. Sunkiai, ten visi kažką daro. Man tas žiauriai yra crazy, ten visi kažką daro. Kažkas ten pardavinėja, nežinau, ten ledus perpardavinėja, kiekvienas kažkas mini savo daro. Kas turi ten pirdą, ant pirdo susideda, ten kažkokių saldainiukų vežioja, pardavinėja, kas ten savo kieme pasistatęs, ten mangus skina, žinai, ir po tos mučius daro. Visi kažką daro, visi, maži žmogeliukai, jie tenais, kad ir skurdžiai gyvena, jie ten visi daro kažką, žinai. Man tas žiauriai įkvėpimas yra, žinai, kad mes kažkaip čia bandom labai, ir jie niekada neskuba kažkokias labai, žinai, didžiulės kompanijas, įmonės, dažnai, jie ten geriau, labai ir, pavyzdžiui, šeimą puoselėja, žiauriai, wow, man ten yra pavyzdys, ten, pavyzdžiui, jeigu susirga tavo tėvas, mama, jie meta karjerą, meta darbą, važiuoja ir būna.
Būna, kol ten, pavyzdžiui, jau žino, kad ten bus pabaiga ar dar kažkas, jie važiuoja ir būna. Net jeigu ir nežino, kad bus pabaiga, jeigu labai blogai, viską meta varo. Man čia yra žiauriai pavyzdys, nes aš tai tikrai mažai žinau atvejų, kur ten, susirga, mano mamai blogai, žinai. Kaip jinai, kažkur ligoniai, žinai, kažką. Jie ten 24/7, tipo, jeigu kažkas yra blogai šeimos narių, jie ten sėdi ir būna. Tai čia man didžiulis pavyzdys, nes mes kažkaip po biškį pamirštam šitą dalyką kažkaip. Jo, ir aš pats pamirštu, žiauriai pamirštu, aš kartais save pagaunu, tipo, kad aš ten savo dalykose užsisėdė, žinai, tipo, ten jo, tas pinigus darai, dar kažką darai, bet okei, tu nežinai nei kaip tėvui sekas, nei kaip broliui, nei kaip mamai, žinai, ir ten viskas aplink tave sukasi, žinai, bet kažkaip užmiršti, kad tu turi šeimą. Vat jie pas juos yra labai didžiulė ta tokia šeimos kultūra ir jie tenais, net, pavyzdžiui, tikrai žinau atvejų, kur ten yra gabų žmonės ir jie neina į jokias įmonės dirbti dar kažką, kad tik papuoselėtų kažkokį šeimos verslą, kuris buvo ten, žinai, iš kartos į kartą. Ir tai yra pavyzdys, nes tu, žinai, kažkaip aukoja galbūt savo karjerą, savo pinigus, savo, žinai, galbūt geresnį materialinį gyvenimą, tik dėl to, kad, žinai, palaikyti tėvus, palaikyti kažkokią tradiciją, žinai. Tai čia yra ir sveikintina, bet sakau, čia nesakau, kad tai, va, taip yra teisingai, žinai, va čia būtent, čia taip turi būti gyventi. Ne, tu renkės, tipo, kas tau atrodo teisingai. Jeigu tu nori, žinai, vilos didžiulės, varykit, daryk pinigus ir nusipirk tą vilą, viskas ok. Pirksi? Aš? Ne, aš minimalistas. Va, man tokio būtų užtektų, žinai, šitas kambariukas, aš į savo lovą pasistatyčiau. Ten vaikų kambarys, svetai. Gerai, gal kai vaikų turėčiau atskirą kambarį, nupirčiau, bet šiaip, jeigu vienas gyvenčiau, man realiai, tokio užtektų. Visiškai, tipo, man... Bet visada taip ir buvo? Realiai plius minus jo, aš užaugau gan mažam, tipo, jie nėra labai mažam, bet, pavyzdžiui, dabar Tailandė mes su Dovydu gyvenam labai didelioj viloj, tipo, 2 aukštų. Blenu, man ten sunku labai, nežinau, man kažkaip per daug vietos dar ką, man va tokia, va, sakau, baltos sienos, va vienas didelis langas, pasidėčiau lovą, telikas, va, knygą susidėčiau, stalas, viskas, tipo, ko tau daugiau reikia, kažkokia, kai yra mažesnė vieta, tu labiau su ja susibendrauji. Labiau pažįsti tą vietą, negu labai didžiulė, tu tada toks visur, bet ir tuo pačiu ne ten. Bet rytų kultūra ne tik kovos menais ta žavi, bet žavi ir tradicijom, religijom ir amuletais ir kitais dalykais. Tai papasakok, iš kur čia kyla ir šiaip, pavyzdžiui, aš visiškai nenutokiu nieko apie juos, tai papasako, ką... Čia irgi gyvenime negalvau, kad tipo, aš tipo, kažką su amuletais, bet irgi, vėlgi, galbūt atsitiktinumo lavina, placebos efektas, sakyk, ką nori, bet aš buvau pralošęs kovą prieš Pultaražinską, buvo lygėsiu su Baltarusu, pralošiau kovą prieš Pultaražinską, tada nuvažiavau į Tailandą, ten pralošiau kovą, ir toks, tipo, nesiseka, žinai, nes iki Pultaražinsko tai aš ten undefeated, žinai, buvau, tipo, visiškai. Ir tada toks praloši. Ir va mano pirmas treneris, J. Pajak, mes su juo gyvenom ir jisai gavo pasiūlymą kontraktą į Korėją važiuoti. Ir jisai man atidavė savo amuletą, kurį aš pamečiau dabar visai nesenai, šiaip laikiau, 2 metus beveikiau. Jo, ir jisai man davė tą amuletą ir pas juos yra posakis, tipo, just keep going. Ir jis sako, hey, just keep going. Ir, sakau, fun story, nuo to laiko aš po to, kai davė amuletą, turėjau 11 kovų, iš kurių 10 laimėjau. Ir vienintelė kova, kurią pralašiau, buvo prieš Arną Kalašiūną, čia lapkričio mėnesį, ir prieš tą kovą buvau pametęs amuletą. Tai va, po to vėl juokinga istorija. Šį kartą Tailandė, kai buvau, nuvažiavau pas savo ten bičą, kuris mane ten pažindina su tais amuletais ir sakau, noriu amulet for money, for business luck and money, ten toksai yra, žinai. Sako, jis neėjom, ieškojom, tada atradom, nuvarėm pašventin, ir tada tiesiai variau treniruotę, tipo, žinai. Ir po treniruotės Dovydas skambina man, seniai, sako, matei, ble, koks crazy užsakymas. Toks atsidarau, kažkas tiesiog, tipo, net ne, ten iš tai snifo, žinai, tipo. Turėjom didžiausią užsakymą ever, tipo. Ir net ne tai snifų, ne kažko, o ten muilų, kažkas 25 muilus tiesiog, tipo, užsakė. What? Ten trečiadienio tiesiog paprastą dieną mes nei atsuleidom tuo metu nieko. Tipo, visiškai iš oro. Ir žinai, vėlgi, gal sutapimas, žinai, bet kaip tu gali netikėti, kai tai vyksta, žinai. Ir dabar Budapešte pamečiau savo amuletą. Niekad gyvenime neturėjau problemų su skrydžiais. Niekad gyvenime, man kažkaip viskas taip sklandžiai vykdavo.
dabar ten blembas, strigau Budapešte, po to strigau Abu Dabė atšaukė mano skrydį, turėjau pirkti naujus bilietus, iš naujo bilieto turėjau varyti iš Abu Dabį į Dubajų, ten pakeliui padarė autobusas avariją, po to, ačiū Dievui, spėjau skrydį iš Dubajaus variau į Indiją, Indijoje ten mane, sustabdė, tipo, tikrino, darė body scaną, ten viską, tipo, galvoju, kad, nežinau, kažką vežu, žinai, nelegalaus. Žiauriai komplikuotas skrydį, žinai. Vat irgi. Gal tiesiog sutapimas, bet žinai, ir palikau Budapešte amuletą ir viskas, aš jau nebet gausiu, nes... Girdi, gal priešininkai tavo vagė tos amuletus, kad nesisektų. Jo, tai čia mano naujas amuletas, kurį pašventinės esu. Tai jo, man iš tikrųjų ten ta kultūra irgi labai įdomintis amuletais. Ten, žmonės tiesiog tiki kažkokį, žinai, stipriai dalyką. Ir man patinka, nes tai yra, aš pavyzdžiui, nesu labai įtikintis krikščionis. Kažkaip, aš nesu nei pirmos komunijos, nei mano šeima buvo tokia, kur labai bažnyčia vaikščių, tai aš nesu į kažką labai tikintis. Tai man tie amuletai turbūt buvo pirmas dalykas, kurį mane ten biškai tai pamokino. Ir tu realiai prieš kovą mes su treneriais tipo pasimeldžiam ir aš toksai biškai atrodo netgi atiduodu atsakomybės amuletam. Aš padariau, ką aš galėjau, bet jau jie žino, kaip reikės padaryti. Ir pas juos yra toks mindsetas, kad tipo, amuletai padarys taip, kaip tipo, reikia, kad būtų. Žinai, jie sudėlios viską, kaip reikia ir tu tiesiog toks pasitiki procesu tada. Ir man kažkaip tiesiog galbūt tokia atsakomybė numeti nuo savęs, žinai, galvoju, aš padariau, ką galėjau, pasimeldė viską, ir toks atrodo, jiems numeti visą tą naštą, kurią tu ten, žinai, didžiulę turi. Kas ten toliau, kas dar kas. Čia, tipo, žino, žinai, viską. Geras, įdomus momentas, bet ir į Lietuvą jos vežė, kad parodyti irgi žmonėm. Jo. Kokią reakciją, ką žmonės... Žmonėm patinka, ne visiems, galbūt tai kažkas dėl religinių dalykų, žinai, tipo, bijo, bet šiaip žiauriai didelį, tipo, aš dabar esu parsivežęs, bet aš dabar irgi, čia taip gal jau atskleisiu, bet tipo website darau atskirą, žinai, visiškai, nes ten per storius aš įmetu ir tipo ten kokius 5 turiu ir tada gaunu 5 žinučių, žinai, tai kam atrašyti pirmam, kam, žinai, paskutiniam, man tada gaunasi kažką palieku per bortą, žinai, tai jo, dabar bandysiu padaryti tokį atskirą gražų website, tai va, amulet.lt bus tiesiog, amulet.lt, tai jo, smagu, tokia kažkokia kultūra irgi, va, tas pats tai snifas, amuletai, tai vėlgi kažkokie nauji produktai, kurie niekad nebuvo Lietuvoje ir man tai yra challenge'as, nes tipo tu neateini į rinką, kurioje jau kažkas yra, tu pats turi sukurti tą rinką kažkokią, žinai, tipo, nieks nepardavinėja amuletų, tu nežinai, ar tai eis ar neis, ar į kokią rinką reikia tai taikyti, tu turi sukurtą, žinai, paklausą, žinai, tu turi supažindinti su to produktu, man tai, pavyzdžiui, žiauriai įdomu yra. Ja, jis vis tiek pasiema tam tikrą nišą dabar ir visai gerai užsiema, maldėts. O aš tai siūlau, žodžiu, mes turim tokią tradiciją, kad praeitas pašnekovas užduoda klausimą būsimam pašnekovui. Okay. Tai Birutė Davidonytė tau siunčia linkėjimus ir klausia, koks žmogus gyvenime tave išmokė daugiausiai. Koks žmogus mane išmokė daugiausiai gyvenime? Blemba, būsiu savanaudiškas, sakysiu pats aš savo. Aš savo, daugiausiai išsimokinau. O tu daug reflektuoji? Jo, savirefleksija pas mane vos ne kasdieną vyksta, žinai. O kaip tada, gerai, kaip tu ją darai? Tiesiog žiauriai, aš žiauriai daug laiko su savim praleidžiu. Kažkaip visiems atrodo, kad aš esu labai, žinai, ten, kas tipo, žinai, žiūri socialinę mediją, tipo, ten, žinai, ten filmuojas dar, kad čia kovos, tas. Bet čia, tipo, žiauriai daug laiko praleidžiu vienas. Ir aš niekada gyvenime nesirinksiu, tipo, varyti kažkokį balių, ar ten, tipo, varyti į kažkokią didelę minę, ar su joje būti, jeigu aš galiu būti vienas. Nuolat, tipo, jeigu aš esu Kaune, ypač dabar, kai mažiau laiko praleidžiu Kaune, tai jeigu tu ateisi dieną į Laisvės alėją, tipo, tu pamatysi mane vieną vaikščiantį ratais tiesiog. Nejuokauju, tiesiog ratais. Aš pasivajėmu ir po 2 valandas vaikštų ratais per tą pačią Laisvės alėją. To pačiu maršrutu, tipo. Varau. Ir tiesiog vienas su savim žiauriai daug bendrauju. Nerašau dienoraščių, tipo, dar kažko, tiesiog vienas su savim, tipo, bendrauju. Nes man atrodo, kad mes turim problemą ir mes kažkaip, tipo, bandom ją paslėpti. Tu tiesiog turi atsisės su savim, tipo, jeigu yra kažkokia problema ar kažką galvoji. Ir tu sprendi ir tu ją sprendi. Realiai reikia tiesiog bandyti spręsti, o žmonės kažkaip bando bėgti nuo problemų, žinai. Lengvesnis būdas yra tiesiog, žinai, nuo tų problemų. Jaučiuosi vienišas, tai aš, tipo, varysiu santykių, žinai, tipo, atsisiųsiu Tinderį, susimečinsiu ir varysiu, žinai, santykius dabar tuoj. Ne, tu atsisės su savim, pabūk, žinai, pabendrauk su savim ir tu suprasi, kai tu turi gerą santykių su savim, tu niekada nesi vienišas. Realiai.
Bet ir visada taip jautais? Realiai jo. Aš galiu lengvai bendrauti su žmonėm, man nėra sunku, žinai. Dažniausiai introvertam, pavyzdžiui, sunku bendrauti su žmonėm, dar man nėra sunku. Bet man tai nėra, nežinau, galbūt malonu, nežinau, gal taip pasakyti, žinai. Man nueiti į klubą, aš su kitais pasikalbu, sako, blemba, aš pasikraunu ten, žinai, energijos dar aš ten turiu, tipo, 3 dienas dingti, tada iš eterio, tipo, man palisėti dar kažką. Pats geriausias man dalykas, tipo, vienas, aš jeigu su savim, ir sakau, niekad nesirinksiu, manęs pyksta draugai kartais dėl to. Žiauriai pyksta draugai, kad sako, blemba, ko tu man nepasuki, kad, pavyzdžiui, netgi Tailandė gyvenam su draugu, aš vienas tyliai su motoroleriu išvarau kažkur, tipo, 30 km į kažkokią ten vietą. Ko tu nesakai, kad varai, žinai, sakau, aš tiesiog vienas, tiesiog noriu pabūti. Man, tipo, smagu vienam būti. Svarbi visai pamoka, man atrodo, ypatingai šių dienų kontekste, tai... Jo, nes mes užflūdinti tipo kontento esam, žinai, ir to bendravimo kažkokiu, iš vis kaip reikia gyvenime, žinai, užflūdinti tais influenceriai, žinai, turbūt labiau, žinai, matyti jų tą tobulą gyvenimą ir visi kažkaip suvokia, kad taip realiai ir yra, žinai, nors realiai taip nėra. Ir sakau, visi kažkaip mes stengiamės pabėgti nuo problemų, žinai, nes irgi man baisu kovoti ir, žinai, aš galėčiau pabėgti nuo to ir nebekovoti. Bet man, tipo, ir yra bairis, kad tu atsisėdi, su savim susitvarkai ir tu kovoji, išeini tą ringą, žinai, kad niekur nesidėsi ir turi išeiti ringą. Čia lygiai tas pats. Jeigu yra problema, ir čia gera pamoka, tipo, čia yra tokie mano draugai, sukūrė Orbio World įmonės vadovai, Marius Buzaitis ir Andrius Valatka. Šiaip žiauriai kieti čiūvai, yra wow, man yra didžiausias pavyzdys, tipo. Ir aš labai esu dėkingas, kad jie yra mano draugai. Ir jie tokių labai simple, man yra dalykų pasakę, kurie man irgi, iš ko daug išmokau, man tie žmonės visai daug, nors jie yra mano tipo geri draugai, mes ten susipažinom, nes ten, pavyzdžiui, Andrius eidavo pas mane treniruotis, aš treneriu dirbu, žinai, eidavo treniruotis ir jie tokių simple dalykų pasakė, sako, jeigu yra problema, tipo, tu ten nesislėpk joje ar dar kažką, atsisėsk ir, tipo, jeigu tu sėdėsi, mąstysi ir išmąstysi, kaip tą problemą sutvarkyti. Arba kitas yra, žinai, ten su knygom, pavyzdžiui, žiauriai daug knygų skaitydavau ir kažkaip visada bijodavau kažką pabandyti pradėti daryti, žinai, ten su tais, pavyzdžiui, verslais ar dar kažko. Žiauriai bijodavau bandyti kažkaip. Ir man kažkaip Andrius kažkada pasakė, sako, svarbu skaityti, bet sako, dar svarbiau tiesiog daryti. Sako, tiesiog daryk, sako, kaip ir kovojame, sako, tu gali treniruotis kiek tu nori, jeigu tu nekovosi, tu nebūsi kietas. Ir tai for real tipo yra, jeigu tu nekovosi, tu nebūsi kietas. Tai ir tenais. Tu gali kartais biški ten, žinai, prašiau dar kažką, žinai, nežinau tiek daug žinių, bet jeigu tu tiesiog darysi, tu padarysi kažkada anksčiau ir vėliau. Tai va, čia tokios pamokos turbūt mano. O perinam tada jau prie bazinių klausimų, tai kadangi tu šiandien pildai listą, tai prašom. Mes pabaigai turim tokius klausimus, tai tiesiog užbaigimui, tai paprasti klausimai, atsakyk, kas bus ant liežuvio galo, bet koks kasdieninis šitas įprotis turėjo didžiausią įtaką gyvenime, kurį susikūrė ir dabar žiūrėdamas atgal matai, kad jis blemą didžiausią efektą turėjo. Įprotis mano, daryti tai, kas nepatinka. Daryti tai, kas nepatinka, realiai. Tipo, niekada aš nenoriu trefkės eiti. Tipo, aš nežinau, aš nejaučiu malonumą duodamas į galvą, nejaučiu malonumą gaudamas į galvą. Nejaučiu malonumo kentėdamas, bet tipo eini ir darai. Tai, jo, čia toks labai trumpai, jeigu atsakyt. Daryti tai, kas nepatinka tau. Kokia yra pamoka, kurią išmokai sunkiuoju būdu, kur, nežinau, gal kažkam, nežinau, priešinaisi, žinai, ir reikėjo daug praeiti, kad surastum, iš tikrųjų tokia tiesa buvo, arba taip buvo. Nu, tai va, galbūt, ką kalbėjau su šeima, jo, kad kažkaip, tipo, fainai ten darytos, žinai, pinigus, fainai ten, žinai, būt populiariam, dar kažką, bet reikia šeimą sugrįžti, nes mano promočiutė mirė po didikos kovos kitą dieną, iš karto. Nu, tipo, dar jinai sužinojo, kad aš laimėjau ir po to mirė, o man čia promočiutė skamba labai tolimai, bet man buvo žiauriai artimas žmogus, žinai, tai man kažkaip, tipo, taip, blemba, aš per to savo, žinai, kovojimus, dar kažką niekad, kokius 2 paskutinius metus, tai jeigu nedaugiau, Jėzau, daugiau, nebuvau niekada nuvažiavęs ten pas ją, tai va kažkaip, tipo, toksai, va. Ok, kokį patarimą duotum paaugliui savo arba vaikui Vito versijai?
Vaiko bito versijai? Nežinau iš tikrųjų. Aš manau, kad klysk. Svarbu klyst. Mes čia visi turim tų pamokų, bet kiekvienas išmoksta savo, žinai. Ir mes labai stengiamės kitiem patarti, ką daryti, kad jie išvengtų tų klaidų, bet aš manau, kad tas visas ir yra įdomumas, kai tu darai tas nesąmonės ir tu supranti, kad tai nėra gerai. Nes tau gali sakyti, kiek nori žmonių, kad yra ten kažkas blogai, kol tu to nepadarai. Tol tu nesupranti, kad tai yra blogai. Tai sakyčiau, klyst reikia, kuo daugiau klyst. Ir per tas klaidas po to save, žinai, kažkaip atsifiltruoji, jeigu esi, manau, gan sąmoningas žmogus. Jeigu galėtum turėti vakarienę su bet kokiu gyvu ar mirusiu žmogum, lietuviu ar užsieniečiu, su kuo pasirinktum pavakarieniauti ir pasikalbėti apie dalykus? Čingis Hanas. Ką bazarintumėt? Kaip tiek vaikų sugebėjo turėti? Nežinau, iš tikrųjų nelabai yra, kad kažką labai mėgčiau. Manęs irgi klausė, kokie žmonės tave ten labai motyvuoja ar dar kažką. Neturiu. Man daug žmonių ten yra, kad patinka, bet taip, kad sakyčiau, o aš tuo labai žaviuosi. Bet Čingis Hanas, man tokia labai didžiulė asmenybė ir mes kažkaip nesuvokiam kokia, bet tuo metu tai jis buvo visiškai King of the World, žinai, realiai. Arčiausiai jaučiu, kas buvo King of the World. Jo, tai man būtų su juo įdomu, su Napoleonu gal būtų irgi įdomu pašnekėti. Irgi to bičas beveik užkariavo pasaulį, bet savo santykių nesugebėjo, žinai, kažkaip susidėlioti. Tai kaip ten dėliojasi mintis galvoje. Tai šitie žmonės galbūt. Okay. Ir koks yra tavo būdas, su kuriuo tu pasikrauni po dienos, po treniruočių, kaip tiesiog stresą nusiemi ir pailsi? Koks yra tavo būdas? Muzika. Jaučiu muziką. Bet rami muzika, žiauriai ramios muzikos. Kokios klausai? Sadė pas mane yra ten numeris 1, nuolat ant repeato, po to Frank Sinatra klausau. Jis gal tokio, nesakyčiau, kad labai rami, bet visko plius minus po biškį, bet mane tokios labai, netgi tokių kartais depresinių klausau, Šilok Dynastija yra toksai. Tai tokių aš lėtų, ramių muzikų klausau, jo. Tai man tas turbūt, bet nežinau, kad pasikrauti energijos, nežinau, nėra energijos šiaip, kai sportuoji po 2 kartų dieną, toks nėra. Tai aš tiesiog, man ta ramybė galbūt, jeigu aš dar ten kažką veikčiau on the top, žinai, labai super aktyvaus, tai gal būtų sunku. Tai aš tiesiog ramiai muzikos klausau, filmų žiūriu, jo, ir man, ir kas mane iš tikrųjų dar laiko gyvų, tai informacijos gavimas. Jo, aš žiauriai daug apie visokius dalykus, kuriuos ten net nežinau, ar jie man kad nors gyvenime pravers. Pavyzdžiui. Vakar žiūrėjau apie jautiną, kaip japonai, vienas japonų šeimoje girdo savo karvės tuo alkoholiu jaučius, kad turėtų didesnį apetitą, todėl jie didesni užauga. Ir kaip jis ten turi santykį su jais, kaip jis ten juos šukuoja tam tikrų kažkokių tais, kaip sakyt, Paterno. Jo, turi kažkokią techniką, kurią šukuoja ir ją šukuoja ten kiekvieną dieną. Jis turi įsitikinimų, žinai, nors šiaip pagal mokslą alkoholis, nes niekur nėra parašyta, kad jis sukelia apetitą. Bet jisai taip išmąstęs ir pastebėjęs, kad jeigu su alkoholiu girdo, ten daugiau. Ir jis ten kaip tam tikrus mėnesius pasirenka, kaip renkasi ten tas, žinai, kad auginti. Toks nežinau, kur atrodo, kam, žinai. Bet tas informacijos gavimas mane kažkaip nuramina. Nes jeigu tu nuolat gyventum tam sporte, aš asmeniškai, kitiem tinka ir patinka gyventi vien tik to sportu. Bet jeigu aš vien būtų, nežinau, eičiau universitetą, kur, žinai, apie sportą mokinuosi, tada dirbu treneriu ir dar sportininkas, išprotėčiau, visiškai išprotėčiau. Okay. Man būtų per daug. Tai mes palinkėsim tau neišprotėti ir sėkmės penktadienį, pasimatysim tenai. Dėkui labai. Gerai, ačiū.